kaip sakoma, kaip šauksi, taip atlieps. Kiekviena įmonė žino, kad reikia turėti turinį, bet kokį? Kokį turinį man pasirinkti savo įmonį, kad galėčiau komunikuoti, kad būčiau išgirstas. Šiandien apie tai mes ir kalbėsime. Su manim svečias, ypatingas svečias, Simonas Rudaminas, kuris sukūręs projektą, autorius, visi žinome, We Love Lithuania. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie tai, kas yra iš tikrųjų pikžaizdė ir netgi kitą kartą atsibosta. Girdėti apie tą turinį. Kas tas turinys? Bet turime turinio meistrą pas mus. Tai pirmas iš karto mano klausimas. Ką peržiūrė šią laidą žiūrovas išsineš? Sveiki visi, labai smagu būti čia. Atvažiavau su tokia mintim, ką norėtųsi perduoti žiūrovui, tai kad nereikia bijoti turinio. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kad šnekėti apie tai, ką tu darai, yra pats svarbiausias dalykas. Kokia forma neturi didelės reikšmės. Svarbu, kad tai būtų daroma. Nes viskas atsitinka tik tada, kai darai. Kaip ir šitą laidą, turbūt buvo pirma mintis, pirmas įrašas, antras įrašas, trečias įrašas, ketvirtas, atsirado kameros, atsirado daugiau patirties, lygiai taip pat turinys, lygiai taip pat komunikacija. Niekas neatsiranda iš nieko, viskas atsiranda tik tais iš to, kai tu darai. Tai labai norėčiau, kad žmonės po šios laidos peržiūrė šį įrašą, žinotų, kad darydamas gali kažką pasiekti, galvodamas ir strateguodamas gali tik galvoti ir strateguoti. Tai mano šūkis yra daryk, o kaip gausis tu pamatysi. O gaunas visą laiką gerai dėl vienos priežasties, nes tu bet ką darydamas išmoksti naujų dalykų ir tai yra pats geriausias dalykas, ką gali gauti gyvenime. Jeigu jums sako, ar tu gali kažką padaryti, sakyk taip. O po to išsiaiškinsi, kaip tai reikia padaryti. Čia mano visą laiką toks kredo gyvenime buvo ir jeigu sako, ar tu gali padaryti video, aš sakau, jo, aš galiu padaryti video. Ar tu gali padaryti reklaminę kampaniją, sakau, taip, aš galiu padaryti reklaminę kampaniją. Ar tu dirbi, sako, su pasauliniais brandais, sakau, taip, aš dirbu su pasauliniais brandais. Ar tu gali valdyti biudžetą 100 000 mėnesinį, taip aš galiu. Ir po to tu žiūri, kaip tą reikia daryti. Nes iš principo kiekvieną kartą kažką darant pas tai atsiranda nauja neuronų pora. Kiekvieną kartą, kaip yra pavyzdys, tu važiuoji į naują miestą, yra naujas metro, tu išsiaiškini, kaip tai veikia. Tai mus tobulėti skatina tik vienas dalykas, tai yra mokymasis. O mokymasi mes geriausiai, ką galim padaryti, tai yra darydami. Tai mano žinutė yra daryk ir tau pavyks. Labai pagirtinas pastebėjimas ir aš irgi tos pačios logikos laikausi, nes ir ko nemėgstu, ko gero ir žiūrovai kiti gal net ir pagalvoja, tai čia fake it till you make it, bet iš tikrųjų tai ne. Nes iš tikrųjų tu nežinai savo galimybių, kol nepradėjai eiti to pirmojo žingsnio, ar ne? Absoliučiai. Ir kartais ten, kur yra nekomfortas, ten yra didžiausia sėkmė. Čia kaip tu pats savo pavadinsi, nekomfortas. Kas yra nekomfortas? Nekomfortas yra tada, kada tu nežinai. Sunkiausia yra nežinoti, ką darai. Bet tas jausmas yra ir toksai, džiaugsmą teikiantis, aš net sakyčiau, kaifovas, nes kai tu pradedi daryti ir tu pradedi matyti, kad kažkas pradeda gautis, tu visą laiką prisimeni tuos kritikus. Kritika yra labai geras dalykas, nes man asmeniškai kritika yra labai geras motivatorius. Kai tau sako, kad tu negali padaryti, yra tas posakis, hold my beer. Tai šitoje vietoje, aš manau, bent pas mane gyvenime, kai man sakydavo, kad kažko galbūt nereikia daryti arba kažkas tau nepavyks, tai būdavo visą laiką tas, kas, kai jau tau atrodo sunku, kai jau tau atrodo, dar vieną laiptelį užlipti jau yra neįmanoma, tu atsisuki, ačiū jum, mes galim padaryti. Visas gyvenimas yra toksai ir, žinai, kritika yra labai geras dalykas. Bet, sakykime, ta kritika, mano pavyzdžiui, ar ne, kai, sakykime, aš galbūt labiau išmanau tam tikrą sritį, ne, sakykime, pas mane yra daug patirties videografijoje, ar ne, ir aš, pavyzdžiui, išmokau vieną pamoką, net neklausti kitų, žiūrėti, kaip pats jaučiuosi, ir, nes patirtis yra iš to paties Hollywoodo, ar ne, pavyzdys, išleidžia Hollywoodas $200 milijonų ant filmo ir jis nepaeina. Ir jie suklysta. Aišku, jų apskaičiavimas vėlgi yra kitoks. Tu kaip tai pateiksi, kiek marketingas kainuoja, kiek viską, nes ypač kino pramonėje marketingo biudžetas praktiškai toks pats kaip filmo biudžetas.
ir išvažiuoja. Bet tarkim, įmonės, kurios kuria savo turinį, ar ne, ir nors tai yra, palyginti, tai yra labai juokingi pinigai, net, ta prasme, verslui nesvarbu kam. Mes galim kalbėti ir apie nedidelius biudžetus, kur ten, tarkim, turi 2000, 3000, 5000 eurų, ar ne, bet ir įmonių, kurie išleidžia 19 ir 100 tūkstančių. Ir pastebėkime, didieji gamintojai, jie tai dar didesnė rizika turi suklysti, ar ne, nes yra kiek daug kapitalo investuota, bet ir matosi, kad juda, bando, daro. Visų pirma, rinkodaroje, aš manyčiau, reiktų pradėti nuo to, kad pinigai yra ne tas pagrindinis vertės vienetas, į ką reiktų atsižvelgti. Vienas dalykas, kaip paminėjai, rizika. Kuo tu mažesnis, tuo tu turi mažiau rizikos. Kuo tu didesnis, tuo tu daugiau rizikos. Taip. Ką sprendžia pinigai? Pinigai sprendžia tai, kad tu gali nusipirkti specialistą, kuris jau yra padaręs 28 klaidas ir tikėtina, kad tavo ta reklaminė kampanija nebus 29 jo feilas. Vat ir viskas. Niekas nėra garantuotas, kad viskas pavyks. Tavo paminėtas 200 milijonų išleisti ir uždirbti 15 milijonų, tai yra visiškai normali praktika. Reklama ar pats marketingas ar komunikacija yra daugiau emocijos pagavimas. Ir jis pinigais nesuskaičiuojam. Yra tekę matyti reklaminę kampaniją, kuri leidžiasi paraleliai už 1 milijoną ir reklaminę kampaniją, kuri paraleliai leidžiasi už 1000. Ir už 1000 outperformina 100 kartų tą kitą reklaminę kampaniją. Ar jos abidvi blogos? Ne, jos abidvi puikios. Tiesiog tuo metu įvyksta timingas, įvyksta tas dalykas, ką mes matuojam. Pavyzdžiui, brandui, kuris leidžia 3% savo biudžeto, ne, tarkim, nuo 100 milijonų apyvartos, 3% yra 3 milijonai. Per metus jis išleidžia 3 milijonus. Jisai nori, kad net jeigu ir pasieks tik 100 tūkstančių žmonių, jisai nori, kad tie 100 tūkstančių žmonių pasiektų tik tą žinutę, kurią jisai nori atnešti. Jeigu yra brandas, kuris išleidžia 1000 per metus, jisai nori, kad kuo daugiau pamatytų. Na, kitaip, tokia paralelė, žinai. Ir masiškumas ne visą laiką garantuoja kokybę, kokybė ne visą laiką garantuoja masiškumą. Tai čia yra tokie marketingas, aš visą laiką sakau, tu darai ir tada sužinosi. Niekada nežinosi, nes ar tu paleidai didelę reklaminę kampaniją, ar tu paleidai mažą reelsą. Nu, čia pavyzdys, mes padarėm mažą reelsuką vienam iš klientų. Tai nėra labai didelis klientas. Tai yra mažas klientas, bet 100 tūkstančių peržiūrų. Biudžetas yra, juokingas, bet pasiekta yra labai daug. Tai klausimas, kiek tų žmonių gali pasiekti ir ką tu nori papasakoti. Tai čia visas susiveda į tą dalyką, nes, žinai, lygiai taip pat ir aš kliento klausiu, sakau, kiek jūs turit pinigų? Sako, kodėl tau reikia žinoti? Sakau, nes, galim padaryti tą patį su filmuoti telefonais, galim tą pačią reklaminę kampaniją padaryti su telefonais fotografuotam nuotraukom, galim samdyti profesionalų fotografą, galim samdyti videografų komandą, galim dėti apšvietimus, galim dėti scenarius, galim dėti ką nori. Bet tai priklauso, kiek tu gali sau leisti išleisti. Ir ta kokybė, kurią tu gausi, labai dažnai bus atliepta į tai, kiek tu išleidai. Čia toksai, kaip, sakykime, standartas. Toliau eina, ar mums pavyks tą žinutę išnešti iki masių. Ir čia yra didžiausia viena tokių, sakyčiau, jeigu kalbam kol kas apie video turinį, dažniausia problema yra tai, kad Lietuvoje žmonės suvokia tai, kad aš įdėsiu 10, aš skaičiais paprastai šneku, 10 tūkstančių ir niekada niekas neskaičiuoja, kiek įdėsi reklamą. Su to turiniu pasiekti. Tai aš tokią turiu savo taisyklę, kai sakau, jeigu tu turi 5000 biudžetą, už 500 darom video, o 4,5 skirkim, kad tą video pamatytų žmonės. Nes neturi jokios prasmės. Aš žinau labai daug įmonių, įstaigų, kurios išleidžia 10 000 įvaizdinio filmuko kūrimui ir jis guli stalčiui. O YouTube kanale, jeigu pažiūrėsi, jį matė 250 kartų. Ir tai greičiausiai tie patys 50 tos įstaigos darbuotojų, kurie peržiūrė jį 5 kartus, nes vieną kartą ant darbinio kompo, kitą kartą ant kito kompo, kitą kartą dar namuose ir dar giminiai parodė. Va ir viskas. Tai marketingas, jeigu žiūrėti iš tos, aš vis laik sakau, kiek žmonių pamatys.
Vat čia yra esminis dalykas. Pavyzdys. Gulav Litueinė, ne, yra 7 ar 8 metai atgal atidarytas Lajų takas. Savaitę iki atidarymo aš nuvažiuoju, padarau fotkes, grįžtu namo, įmetu į Facebooką, nueinu papietauti. Grįžtu Facebooko statistika lūžo. Literaliai, lūžo. Tuo metu lūžimo skaičius yra 600 000 nuotraukų peržiūrų ir jis nesikeičia. Ir aš matau, kad šierų jau 20 000, tada matau, kad šierų 27 000, o peržiūros jau nebesikeičia. Tai man netgi pavyko vieną kartą užlaužti Facebooko analytiksus ir po to rodė pagaliukus. Amazing. Tai vat klausimas, ar tą patį galima pasiekti kitą dieną, ar kitą minutę, galbūt kitas žmogus, galbūt kitas kanalas. Tai čia yra tik tai daugiau, kaip atsitiktinumo dėka išeinantis dalykas, ką tu gauni rezultate. Tai yra tekę tikrai ir, pavyzdžiui, praeitais metais įkeliam Palangos Reelsą. Mūsų kanale 600 000 peržiūrų. 30 sekundžių video šitas praskrenda lėktuvai, labai gražus kadras, dirbu su tokiu nuostabiu video kūrėju Saulium iš Pajūrio ir jisai įkelia šitą dalyką, mes turim nuostabų. Tai įsivaizduok, kas yra 600 000 peržiūrų. Jeigu tau reiktų nusipirkti 600 000 peržiūrų, tai tau reiktų pradėti galvoti, kad tau reikia sukurti video, tau reikės padaryti montažą, tau reikės tenai spalvą susižiūrėti ir visą kitą. Bet jeigu tu gali tiesiog paimti telefoną, tuo metu padaryti turinį, tą turinį laiku įdėti į tam tikrą kanalą, tu jau gauni 600 ar ten plus peržiūrų. Tai skaičiai jie yra visą laiką tokie, aš sakau, darai, kaifuoji ir tada matai rezultatą. Ir tada rezultatas yra pats fainiausias. Jo, ir čia yra labai smagus dalykai paminėti, čia nežinau, iš vieno šito atsakymo, kaip sakant, dar 15 klausimų, bet, sakykime, man yra labai patikę, kažkada žiūrėjau tokį reportažą, kad, tarkim, kai būna klausimų, social media, kiek man ten reikia ten kartų, kiek intensyvumo, visą kitą, bet bendrai, nesvarbu, koks būtų intensyvumas, nesvarbu, kokios būtų žinutės, tai dažnai prilyginama kaip metafora tokia, kaip mėtymas bananų į sieną ir žiūrėjimas, kuris prilips. Vienas dalykas. Bet tai čia yra, kai tu, kaip sakant, kiek reikia posinti, kad ir 4 kart per dieną, turi ką pasidalinti ir daliniesi. Tai čia tada panašus principas. Kartais tai veikia, kartais tai ne. Bet čia yra, aš kaip sakau, čia yra tas turinio triukšmas, kur kai gaudai informaciją ir žiūri tos trendus ir panašiai ir visi mėto tas žinutės, yra daug labai kanalų, ypač YouTube'ai, kur content creatorius vien kalba, kaip nulaužti YouTube algoritmą. Ir jis kiekvieną savaitę vis kartoja tą pačią pasaką, tik tai vis kitaip ir dar kažką įdeda naują. Bet tai yra storytellingas. Ir čia yra ta kompleksija. Grįžtant šiek tiek prie to biudžeto, ten, tarkim, videkus už 500, 4,5 tūkstančių sklaida, ar ne? Aš esu matęs projektų, kur biudžetas yra 20 000 ir 10 000 nuėjo tik tai tinklapio kūrimą. Atsiprašau, kad pasijuokiau, bet bet tai ką mes tik tai karutį nusipirkom labai prabangų, ar ne, o tai kaip jį užkurti, o turinio kūrimo buvo tik 500. Sklaida buvo 1000 ir tai pagalvoju, o tai palauk, atsiprašau. Parduoti šiaip kvartalą visą nekilnojamą turtą. Ir čia yra įdinga mano požiūrė, aš su nekilnojamu turtu labai daug esu dirbęs ir būtent per vizualą parduodavom, nes tai yra 3 pagrindiniai dalykai. Absoliučiai. Lokacija, kam skirta patogumas, funkcionalumas, ar ne, aplinka kaimynai, bet lokacija turiu omeny iš dalių, kaip arti mokykla, parduotuvė, degalinė, pagrindiniai tai checkpointai, tai yra tavo vieta, ne tai, kad, čia yra vieta, bet tai kokius parametrus atlieka ir juos tu turi visus punktus pažymėti, pagrindiniai 5 punktai, viskas, po to tik tai, koks tavo interjero dizaineris, kokį padarė 3D maketą, kaip aktyviai tavo dirba brokeriai, ten yra visa pardavimų sistema. Tai, pavyzdžiui, su nekilnojamo turto, kaip pavyzdys, aš išskiriu, kad tai yra 50-50, marketingas dirba su brokeriais. Ta prasme, ta komunikacija, jie dirba komanda, bet niekada negali sakyti, ką man marketingistas kiek parduos. Ne, taip nebus.
Bet, pavyzdžiui, tai veikia su kokiais nors greito vartojimo prekėm, pavyzdžiui, su maistų gėrimais ir panašiai. Ten gali marketingistas išsukti labiau negu kad, pavyzdžiui, produktas, kaip produktas būtų namas, vieta, ar ne? Tai čia yra toks vienas mano pastebėjimas iš praktikos dirbant su klientais. Ir aš sakyčiau, jūs geriau samdykit ne tai, kad žiūrėkit biudžetą 500, ar ne, bet pasilikit šiek tiek gumos. Tarkim, nuo 500 iki 2000, nes gali būti gerą redaktorių rašytoją pasisamdyk, galbūt mažiau kokybės į video, bet siužetas turi būti maksimum įtraukiantis, nes juk yra turinio formate tam tikros fundamentalios taisyklės, kaip ir pavyzdžiui, aš labai dažnai tą pavyzdį naudoju, juk knyga turi turinį. Juk mes visą laiką, istorijos pasakojimas, ar būtų serialas ar filmas, visą laiką yra dramos kūrinio struktūra. Marketinge irgi jinai A, B, C, dažnai tai paminiu, Colgate arba Gillette reklama, ar ne? Problema, naudojimas ir efektas. Ar tai Arba eini tiesiai į problemos sprendimą. Arba tiesiai į problemos sprendimą. Arba ką tu keiti su tuo produktu. Bet va čia mes jau dabar jau įsisukom, padarom šiek tiek žingsnelį atgal. Apskritai, jeigu mes jau kalbame apie turinį, tai išskirkime, kas tas turinys, kaip jį, nes kiekvienas apie turinį galvoja kitaip. Vieniem yra turinys, tai yra tos reklamytės, kurias man reikia sakyti, turinys, tas organinis turinys, galbūt man kažkokio turinio programą reikia turėti ar ne, o kitai yra tos tiesiog kasdienės žinutės ir ten 2-4 postai per savaitę, kaip standartą įma, sakykime, kas aš skaitau irgi labai ydinga, nustatyti skaičių, kiek postinti per savaitę, ar ne, jau šypsena, bet tai tame turi būti lankstumas. Tai kaip apibrėžti, prašau, turinys? Žinai, pradėkime nuo to, kad turinys yra viskas, ką mes atiduodam iš savęs. Ir tai gali būti video turinys, tai gali būti paveiksliukas, tai gali būti messages, tai gali būti žinutė, tai gali būti spaudos pranešimas, tai gali būti reklaminis baneris, outdooras, neturi reikšmės. Iš principo aš sakau, visą tai, ką įmonė šneka apie save, net jeigu ir vadybininkas atvykęs pas klientą šneka kažką, visa tai yra turinys. Įmonės koncepte, įmonės įstaigos neturi reikšmės. Viską, ką mes šnekam apie save, apie įmonę, visa tai yra turinys. Dabar yra tada kitas klausimas, kaip mes tą turinį apjungiam. Tada mes jau klasifikuojam, ne? Jeigu mes leidžiam video žinutę, pradėkim nuo video, šiandien pradėjom nuo video, tai video turėkim į tokį fainesniam formate. Mes turim video, ne? Dabar klausimas, kas yra video. Ar tai bus video reklama televizijoje, ar tai bus video reklama tam pačiam YouTube kanale, ar tai bus video reklama Facebook'e, TikTok'e, Instagram'e. Ne? Tai yra kelios. Tada žiūrim, kokie tai yra formatai. Nes videos dar kaip bet kokiam kanalui pritaikomas turinys. Vienas turinys atrodys gerai YouTube'o bendram, kitas atrodys šortuose gerai. Tai reiškia, mes turim vertikalų, horizontalų. Jau prasideda išsitaškymas. Tas pats Facebookas paėmė ir pakeitė. Anksčiau buvo reelsai tik tais vertikalūs, horizontalūs video. Dabar jie sujungia viską į vieną krūvą, nes sako, doesn't make sense. Nes tu ar esi ant vieno įrenginio ar kito įrenginio, tai va tada tas turinio klausimas, kur mes jį distributinam. Tai jeigu mes pradėjom nuo video turinio, mes turim jo formatus ir tada klausimas, kur mes rodom. Ir dar yra vienas sekantis stepas, yra tai, ką mes jį rodom. Ir dažniausiai, mano galva, kiek esu matęs, tie pirmi 3 stepai visą laiką yra apgalvojami ir pamirštamas yra pagrindinis stepas, tai yra, ką mes įrodys. Kas yra mano žiūrovas, kas yra mano klientas, kas yra mano auditorija, kuriai aš noriu papasakoti savo žinutę. Nes jeigu dabar mes tą visą apverstumėm ir sakytumėm, aš esu, nežinau, mineralinio vandens brandas. Aš noriu pradėti savo reklaminę kampaniją. Vienoje vertikaliai, dabar video šnekam. Ką aš darau? Man reikės video, man reikės šitą. Ne, pradžiai tu eini ir susirandi savo market fitą. Tai yra, kas yra tavo klientas? Sako, mūsų klientai yra visi. Nu ne, jūsų klientai nėra visi. Jeigu jūsų klientai mėgsta Vytautą, tai jau ne jūsų klientai. Jeigu mėgsta Neptūną, tai ne jūsų. Mėgsta užsienietiškus brandus, Vitelį ar ten kažką kitą. Jau ne jūsų. Jau mes turim filtrą. Jau mes turim aiškę klientų bazę, į ką mes eis. Tada mes galvojam, kokią žinutę mes eis.
O ta žinutė neatsiranda iš niekur, jinai atsiranda iš to, ką mūsų grupė, ta žmonių, kurią mes jau išsirinkom ir išsifiltravom, į ką reaguoja. Tai va tada mūsų turinys, nors ir turėdamas minimalų peržiūros kiekį, sakykime, jis turės maksimalų efektą. Bet tik tada, kada tu teisingai sudėlioji viską. Nes jeigu tu pradedi nuo kūrybinio direktorius, jis ten sako, mes čia viską padarysim, bet kuri įmonė geriausiai žino, kas yra jos klientas. Aš sutinku, kad galima marketingo podcastuose rasti apie tos success story, kur ateina žmogus, pasamdytas marketingo specialistas ir viską padaro pats. Bet tai yra vienetai. Tai yra tie patys iššovimai, kur pasakau, kad vienas kažkoks turinio vienetas gali būti 100,000 kartų pasiekti auditoriją vien dėl to, kad buvo laikų ir vietų. Ir aš tokį intro padarysiu, labai atsiprašau, bet tikrai irgi esu sutikęs, kad, pavyzdžiui, patys po to kenčia dėl savo sėkmės, nes vadovai sakė, tai kaip tu padarai tenai su minimaliu biudžetu ir kodėl dabar nebepadarai. Ir turėjo didesnį biudžetą, iššovė su mažai kainuojančiu sprendimu ir po to nebegauna biudžetą, sako, bet dabar, kaip dabar paaiškinti, kad nebepadarysiu, tai ką aš negaliu? Sėkmė nereplikuojama. Taip. Atsitiktinė sėkmė iš viso nereplikuojama. Taip. Prieš gal kokius 8 metus atsirado tas terminas viral video. Jisai buvo labai fainas ir tada aš labai atsimenu, kad netgi užsakymuose atsirado, kad padaryk virusinį video. Ateina klientas ir sako, ar galima padaryti virusinį video? Yeah. Gerai, sakau, kas yra virusinės video? Kad visi pamatytų. Yeah. Galima padaryti, bet sakau, ar tu pasiruošęs daryti kažką crazy? Yeah. Tai čia, supranti, čia ir yra ta grožio dinamika. Kai atėjo TikTokas, jis pažeidė viską, kas buvo apskritai nusistovėję, nes jis pradėjo leisti viską viskam ir apie nieką. Ir čia buvo kosmosas. Tada visas turinio pateikimas, kaip aš sakau, prarado prasmę, kurią mes turėjom kaip prasmę, kaip pateikiamas turinys. Ir mes grįžom į tą pradinę stadiją, kai turinio kokybė arba turinio aktualumas, čia yra 2 skirtingi dalykai, atliepia auditoriją. Ir dabar, jeigu mes paimam, kaip pavyzdys, einu gatve, matau, automobilis užšoko, ant stovi Bolto šitie paspirtukai sudėti gražiai, jis tiesiog ant jų užvažiavo. Aš nufilmavau 15 sekundžių, įdėjau į TikTok. 200,000 peržiūrų. 200,000 peržiūrų. Važiuoju gatve, matau, kad vasarą degė šitas Vilniui atliekų deginimo, kaip paradoksaliai neskambėtų, degė atliekų perdirbimo deginimo stotis. Aš įdedu video, jis nėra nei ten gražus, nei nieko, jisai sulaukė 150,000. Tai reiškia, jis atliko funkciją. Jis atliko visiškai funkciją, jisai atitiko aktualiją. Kitas dalykas, aš įdedu video, pavyzdžiui, čia buvo dar tik tais Facebookas Reelsus pasileido, tiesioginės transliacijas. Vilnius skęsta, važiuojam su draugu, sakau, palauk, sustok, aš davai patransliuosiu, jeigu lavlitai. Šiaip įdomu modėlį. Čia įsijungiu ir mes turim ten tokį, dabar jau nebeturim, jau ten atrodo sutvarkė, bet turėjom tokią vietą, kur visada paskesdavo ir visą laiką, jeigu mašina skendavo Vilniui, tai būtent toj vietoj. O mes kaip tik tuo metu buvom Žvėryne ir mes toj vietoj. Ir aš įjungiu live transliaciją ir ten tuo metu skęsta šaranas. Tai įsivaizduok. Liaudės automobilis Vilniaus toj vietoj, kur visada skęsta ir matos, kaip kyla vanduo ir ten tas žmogus bando dar surinkti daiktus. Ir ta transliacija, aš jau matau, kad ten 1000, 2000, 3000 live. Skambina TV3, sako, mes norim jūsų panaudoti. Sakau, davai panaudok, bet tada uždėk lavlitorinę logo, žinai. Tai kadangi viską daro greitai, tai rodo TV3 mano tą reportažą iš live transliacijos, aišku, kokybė ten jau juokinga. Ir toksai, žinai, 1/4 ekrano buvo lavlitorinė logotipas. Tai jeigu jūs turite vaikų arba patys domitės baltų mitologiją, šie 2 leidiniai yra puikia dovana savo arba savo draugų vaikams,
arba savo draugams, kurie domisi šiek tiek kartais mistiniais dalykais arba senais įsitikėjimais. Bet kuriuo atveju apie baltų mitologiją sklanda daug legendų, mitų, daug istorijos yra parašyta ir mes išleidome šios leidinius. Tai yra komiksas Geroji laumė, tai yra komiksas, kuris nupieštas tokiu formatu, kaip šiais laikais vaikai mėgsta skaityti komiksus, taip kad yra labai naudinga, kad vaikam pakeisti iš tų standartinių komiksų į būtent lietuviškas pasakas, kurios visos yra apie moralus. Taip kad jeigu norite, kad vaikai augtų dori, tai tokios pasakos yra tikrai naudinga. Kitas leidinys yra senosios žinias pamokas. Tai yra būtent tiem, kurie nori turėti gilesnį ryšį su gamta, tie, kurie apie sąmoningumą. Tai yra mūsų protėvių tikėjimo pradžiamokslio knyga. Virš 20 pamokų, kurios yra labai naudingos. Knyga nėra labai didelė, nepilnai 200 puslapių. Ir joje yra parašytos pagrindinės pamokos, kurios yra reikalingos, jeigu domitės senaisiais tikėjimais. Tu laiku ir vietoj būdamas gali atrasti tai, ko žmonėm tuo metu galbūt reikia arba kokia tai yra aktuali. Nu, pavyzdžiui, dabar jeigu tu atsidarysi, mes turim savaitę Epšteiną, ne, bet kokį kanalą, ką tu atsidarysi, tu rasi tik Epšteiną. Tai visa mūsų žiniasklaida irgi po truputį eina į tai, kad jie ima tai, kas yra hot topikas ir visa kita nebesvarbu. O kodėl nebesvarbu? O tai, kad žmonės koncentruojasi į vieną karštą topiką ir jis jiem tuo metu įdomus. Nes jau palėtė Lietuvą, prieš tai nelėtė Lietuvos ir apie Epšteiną tiek nebuvo. Būtent. Nebent tik tai koks Elonas Muskas paminėtas, aišku, Trumpas tik tai ta viršūnėlė. Bet šiaip toks, ten girdėjau. O dabar jau kaip palėtė, tai jau žinutės kiekvieną dieną eina. Tai tai ir tų žinučių, jeigu tu paskaičiuotum, kiekvienas ten naujienų portalas išleidžia po 50 turbūt per dieną. Jie randa vieną eilutę, iš tos vienos eilutės daro turinio vienetą, jį pušina per push notifications, per ką nori. Nes iš tikrųjų tas turinio kokybės kritimas ir yra dėl to, kad iš principo mes pradėjom tiesiog gaudyti tuos, kas anksčiau buvo virusinis video arba virusinė žinutė, jinai buvo vienkartinė, bet iššokanti labai stipriai. Dabar visas žiniasklaidos priemonės pradėjo taikyti būtent tą metodiką, kad sukurkim, kad kažkas yra tuo metu labai hot trend. Ir lygiai taip pat klientai mato. Tai dabar, jeigu aš parduodu paprastus skalbimo miltelius, tai kaip man dabar išsiskirti šitoj visoj triukšmo jūroj su savo produktu. Čia buvo toksai, man labai patinka crazy idėjos, žinai, mes kiekvieną kartą, aš sakau, išvažiuojam kažkur, tik pasivaikščioti, aš jau sugalvojau naują verslo planą, sėdim su kolega, šnekam apie papildus. Kaip papildai darosi reklamą, pasidarom mini analitiką, kokie reklaminiai biudžetai, kur išsileidžia pinigus, ar verta apskritai tokį verslą užsiimti. Sėdim, žiūriu, laisvas domenas milteliai LT. Ok, nupirkom milteliai LT, sėdim toliau. Nes, mes galvojam milteliai, ten sakau, žiūrėk, ne, reikia kitaip, reikia daryti reklaminę kampaniją, paim juodą busą, juodas džempakas, milteliai LT ir pardavinėjai miltelius. Skalbimo miltelius. Gatvė. Ne, į namus, bet tu žinai, bet darai, kur tu pas mane iškart jau nuvažiavo, kaip reiktų visą tą reklaminę kampaniją padaryti. Tu sakai, davai darom taip, džempakas, žinai, toks juodas, ateina, nieko nemato, žinai, dar gal kokią tatuiruotę ir namo atneša miltelių, žinai, skalbimo. Bet tas visas 90% laiko tu darai, kad jis atvažiuoja, apsižiūri, ar nėra ten, žinai, policijos ar kažką, ir sakai, miltelį LT, pristatysim į namus. Supranti, čia toksai intriga. Visada galima bet kokiam produkte rasti visiškai kitokį pateikimą. Tai klausimas, kiek tu nori tai investuoti. Ir dažniausiai ir tai nėra laikas. Tai yra tiesiog crazy idėjos buvimas arba nebuvimas. Net ir bet kurioje įmonėje, aš sakau, žinai, net ir sekretorė turi idėjų. Reikia leisti žmonėms išsisakyti, reiškia, mums tik tai reikia pasisodinti kartą per savaitę žmonės prie stalo ir sakyti, davai šaunam, ką nors tiesiog crazy. Va tavo idėja. Nes dabar mes gyvenam tokiam dideliam triukšme, kuriam atrasti išėjimą, atrasti galimybę, kaip jame prisistatyti, yra be galo sudėtinga, bet iš tikrųjų labai lengva. Nes tada tau reikia tiesiog daryti ne taip, kaip kiti daro. Ir kiekviena tavo nauja žinutė, kuri yra visiškai prasilenkite su tuo metu esančia rinkos triukšmo
tendencija, jinai tampa visai kažko kitu. Pavyzdžiui, vakar mūsų portale bulavliteinio.com renka, dabar nepasakysiu tiksliai, kuri Skuodas, man atrodo, renka, pateikė ąžuolą į gražiausio medžio rinkimus. Ir pas mus trendinanti žinutė. Tai reiškia, visam tom Epsteino burbule trendina ąžuolas. Supranti? Jo. Tai čia toks crazy, bet labai fainas dalykas, nes visada tu gali atrasti kažkokį turinį, kuris tiesiog yra kitoks. Ir jis tada randa savo dėmesį, nes jis yra kitoks. Taip. Tai tas yra fainiausia. Ir panašiai naudojas ir Fantazijos LT visą laiką jų taigi reklamos pagal tai, kas yra aktualija, ar ne, jie sugalvoja, kaip tai pratransliuoti ir nukreipti apie ką jie, ir galų gale ir Seimo narius dabar supykdė ten šiek tiek, kaip sakant, bet čia yra vienas iš tų gerųjų pavyzdžių, iš tikrųjų, kai marketingas turi gyventi tą socialinį gyvenimą ir turi neužsibūti savo tik tai burbule, bet tik tai save komunikuoti, kokie mes čia vertybiški, kokybiški ir panašiai, bet apjungti tai su visuomeniniu gyvenimu iš principo. Mes pamirštam apskritai žmonių, žinai, yra kartais komunikacijos specialistas. Taip. Dabar įstaigos, įmonės turi tokį žmogų, komunikacijos specialistas. Jeigu atsisėstum su vadovu šiuo metu bet kurios įmonės, kuris turi komunikacijos specialistą, ir jeigu paklaustum, ką jisai daro, tai dažniausiai jis krapštytų galvą ir sakytų, turbūt nežinau, bet mums reikėjo tokio žmogaus. Čia yra apie, kaip SEO specialistai 20 metų atgal. Tai dabar yra komunikacijos specialistai. Dažnu atveju, pavyzdžiui, įstaigose aš matau, komunikacijos specialistas, jisai ruošia ten 2 pranešimus spaudai per savaitę. Aš galiu pasakyti su ChatGPT, mes dabar sėdėdami galėtumėm padaryti per valandą 8 spaudos pranešimus apie šį podcastą, kiek jis pakeis Lietuvos istoriją, kiek jis pakeis tai, kad įmonių vadovai čia gali atrasti kažkokius marketingo žmonės, kurie gali coachinti, kurie gali papasakoti galbūt kitaip, ką galima būtų daryti. Taip. Supranti, čia tik tai klausimas, kaip tu supakuoji tą žmogaus, ką jis turi padaryti. Ir su komunikacijos specialistais yra toks dalykas dažnai, kad jie net nežino, kas yra komunikacija. Pavyzdžiui, šneku su viena moterim. Jinai dirbo agentūrą, vienoj top Lietuvos agentūrą ir sako, mes čia rašydavom į dieną po 8 pranešimus čia. Sakau, o kiek dabar per savaitę jūsų įstaigai parašėt? Aš sako, kokį 1-2. Ir o kas pasikeitė? O kodėl tu nebombini savo įstaigos ten socialinių tinklų, kodėl tu nuo ryto iki vakaro nedarai vieno ir kito dalyko? Todėl, kad komforto zona yra tas dalykas, kuris nužudo tam tikrus dalykus. Ir už tai komunikacija yra tokia, žinai, arba tu jie kaifuoji, arba tada tampi statišku. Ir jeigu atsakyti klausimą, kodėl tai tampa, tai tiesiog žmonės prie to pripranta. Bet čia yra, labai svarbus punktai, kai yra, sakykim taip, turinys, kurį tu privalai, vis tiek, turi daryti pardavimus ir turi parodyti save, ar ne? Tai yra viena tokia turinio eilutė. Taip. Kita eilutė, kur turi, tarkim, kažkokį tai turinį dalomą kaip ekspertinė informacija, ar ne, labai daug kas daro, tai ir aš, pavyzdžiui, su savo žmonos kineziterapijos klinika, mes esam pasiekę tokių rezultatų, tarkim, tą patį TikToką minint, tai ten irgi, atrodo, tema tik tai vanduo, ar ne, klinika yra kineziterapija, bet klinikos įkūrėja, šita direktorė, savininkė, kalba apie vandens naudą organizmui, ne? Ir mes ten irgi apie 168 tūkstančių, čia 60 tūkstančių peržiūrų, ten patarimais dalinamės visą kitą. Ir kas gavosi? Taip, klientų atsirado, TikToko labai daug peržiūrų, Instagramas mažai, ten YouTube'as dar mažiau, nes Lietuvoje kaip ir naudoja daug kas YouTube'ą, bet jo neišnaudoja ten, čia atskira tema. Taip. Bet kas gavosi? Atsirado potencialių partnerių. O aš taip sakau, tai žiūrėk, tu patapai turinio kūrėją, ne tik atstovė savo verslui, ir turinio kūrimas irgi gali patapti verslu, nes atsirado ten, nenoriu aš dabar minėti, bet atsirado siūlančių integruoti produktą į jos turinį.
Be Tai abejo. sakau, tavo verslas lokalus, o tu čia gaunasi kaip ir, per visą Lietuvą gali pardavinėti žmonėms suteikiant naudą realią, nes tu esi eksperto nuomonė ir aišku, jos vizija, tikslai ir panašiai yra kiti, gal prie to grįšim, jau pradėjom diskutuoti, nes tam tikrų vėlgi naujovių yra, bet rezultatai parodė, kas yra vienas dalykas, tas turinio triukšmas, jis turi tokios, kaip sakau, dvi monetos pusės, ar ne? Tie skaičiai kitą kartą yra apgaulingi, tu gauni populiarumą, bet tu neturi pardavimo. Ir kas yra geriau, kartais, pavyzdžiui, netgi mūsų laidoj, galiu pasidžiaugti, vienas pašnekovas, kur ten net neviršė 1000 peržiūrų, jis gavo 2 užklausas. Tai be abejo, nes tikslinė auditorija yra pats brangiausias dalykas. Už tai ir sakau, prieš pradedant kurti turinį, tu turi žinoti, koks tavo tikslas. Ar tavo tikslas yra masė žmonių, savo brendo kūrimas kaip žmogaus, ar tavo tikslas yra konkretus pardavimai. Ir tada viskas labai skiriasi, nes jeigu tavo yra pardavimas, aš sakau, aš noriu parduoti šitą baltą puodelį, taip? Tai aš visam video turinį laikysiu šitą baltą puodelį ir sakysiu, pirkit šitą baltą puodelį, nes jis yra nuostabus. Taip. Ką aš gausiu? Didelė dalis žmonių tiesiog išeis iš tokio turinio, nes jiem nereikia to balto puodelio. Ir jame atsiras tie žmonės, kurie nori balto puodelio. Ir jie bus tavo tikslinis vartotojas. Taip. Už tai kiekvieno turinio vienetas turi turėti savo paskirtį. Kaip ir šitą laidą. Jos paskirtis man labai patiko, aš peržiūrėjau prieš tai buvusius podcastus. Labai fainai yra šnekėti apie sritį, tarkim vieną, kaip ir marketingas, ne? Mes visi žinom, čia marketingas ir panašiai. Pamatyti žmonės, kurie dirba už to, ne? Pamatyti žmonės, vieną dieną pakviesi fantazijų žmogų čia. Jis to pasakos apie Viršuliškes ir Trūlikas važiuojantis tenai. Tie žmonės, kurie piktinasi, dažniausiai piktinasi, nes nesupranta. Nesupranta, kaip veikia. Nesupranta daug dinamikos, kas dėl ko ir kaip atsiranda. Už tai toks podcastas, jisai sukuria labai aiškę, fainą žinutę, kad tai daro žmonės. Ir ne šiaip sau, o daro dėl to, kad kitiems žmonėms to reikia. Ir pokalbio metu tu gali pamatyti, kadangi tai yra vieša, kaip jie iš tikrųjų gyvena ir ko net neįsivaizduoja, kas ten vyksta. Ir tarkim, taip, aš atvirai sakau, čia yra specialiai sugalvojau šitą podcastą ir esu bandęs daugiau ir kūrybiškumo temomis. Turim dar antrą podcastą santykių, kuris toks piloto formoje. Ten dar daro šiais metais tokių eksperimentų, bet ten vėlgi kitaip. Mano Baltų mitologijos LT, kur komiksą sukūriau, skaitydamas vaikams pasakojau. Iš tikrųjų, tai aš pirmą sukūriau filmuką, po to ekranizavau. Ir gavos irgi monetizom. Ir aš taip galvojau. Taigi įmonės, kurios sukuria kokybiškai, strategiškai, gerai sudėliotą turinį, gali uždirbti kaip naujo produkto. Absoliučiai. Ypač jeigu tu net nesi verslas, bet tu, tarkim, ieškai savęs ir panašiai, yra pilna informacijos. Aš tikrai galėsiu pasidalinti, tiesiog pabandom pažaisti tą žaidimą. Pakomentuokite po šio video turinys ir aš jums atsiųsiu tiesiog nuorodas tokį guidebooką, kaip pradėti formuoti savo turinį, kuris gali būti verslas. Nes tinklalaidė ši, kiek aš esu išsinagrinėjęs, kaip valdyti, reikia tinklalaidės ir panašiai, ir ten aš dar tobulėju, labai daug punktų savo prisirašau, kaip dar geriau pagerinti, yra entrepreneurystė. Podcast'o kūrimas yra lygu entrepreneurystė. Ir čia yra daug būdų monetizuotis tiek patiem, tiek visiems, ir aš tikrai labai rekomenduoju, žiūrovom pasidomėti nuorodom, kurias pateikiau apačioj, jūs ten atrasite, galbūt, kitą kartą atrodo, o ką čia man reikia, bet jūs pasižiūrėkite ir pamatysit. Aš dar papildyčiau prie davimo. Yra toks labai geras terminas give back to society. Pavyzdžiui, aš kiekvienais metais turiu savo užsibrėžęs 2-3 kartus, darau nemokamai, ar konsultuoju, ar paskaitas skaitau universitetuose, ar ten kažkokiuose renginiuose, bet nedaugiau 2-3 kartų, nes po to labai pradedu matyti, kad žmonės tiesiog pradeda naudoti šito dalyką. Ir kai tu man parašai, ar norėtum atvykti, aš visą laiką sakau taip. Tu niekada nežinai, kas nutiks, ir jeigu kad tikiesi, kad kažkas nutiks, tai nieks nenutiks. Niekada nereikia nieko tikėtis. Reikia tiesiog atiduoti. Ypač peržiūros. Peržiūros, tai čia, žinai. Kaip ir dabar, mes kalbam galbūt kažkokią mano vieną crazy idėją, kurią aš pasakysiu viešai, leis kažkam paimti ir sakyti, aš jau 10 metų galvoju apie tai ir kodėl aš nedarau. Galbūt mano žinutė, kad daryk, kaip ir tu, kažkada sugalvoji padaryti va šitą
ir padarei. Ir tai tik darydamas tu gali toliau eiti. Ir kiekvienas verslas tą turi irgi suprasti. Nes, pavyzdžiui, yra daug versluose žmonių amžiaus grupės. 25 metų pradedantis verslininkas, jaunuolis. Jisai labai gerai žino va tą dabar triukšmo valdymą, bet labai nelabai žino apie verslą. Yra žmogus, kuris labai gerai žino apie verslą, bet visiškai nežino apie šitą triukšmą. Jis iš viso namuose grįžta, pasiema knygą, jam nusispjaut, kas čia vyksta. Ir marketingas dažniausiai susijęs su pinigų deginimu, o Švaistymu. ne biudžeto dalimi. Net nedeginimu, švaistymu. Nu, Tai čia niekam nereikalingas dalykas. Tai net ne amatas, dar netgi girdėjau, kad marketingo specialistas joks amatas ir čia iš viso su jai gali darytis ir jo labiau reklamos įdingos visos būdavo, kaip, AI domiesi ir ten pagauna mane algoritmas, įkurk AI marketing agency, per dieną uždirbsi 100 000 per savaitę. Tai va, tai čia yra žinutė skirta labai konkrečiam žmonių ratui, kurie įsivaizduoja, kad kažką padarius, vieną mažą žingsnelį, galima padaryti labai daug. Ir niekas jiem niekada nėra pasakęs, kad kažką padarytum, reikia bent 10 metų. Nes visi dabar nori to greito vartojimo, ne? Va, cukrus. Cukrus yra greitas vartojimas. Tu išgėri kavą su cukrum ir pajutai tą malonumą. Bet niekas nenori to proceso. Nuo kavos pupelių išsirinkimo iki to gurkšnio malonaus, be cukrus, bet to pačio produkto. Kurti verslą yra lygiai tas pats. Žinai, sako, va čia iššovė. Niekas čia niekur neiššovė. Aš puikiai žinau aplinkui save ir savo pavyzdžių, kad kai tu kuri kažką naujo, tai yra tam tikros stadijos. Iki kol tai tampa verslu, tai yra toks kelias, apie kurį tu, kai esi jaunas, nežinai, o kai esi jau praėjęs visą tą kelią, tu visai kitaip pradedi galvoti. O taip. Tai, o marketingas yra in between. Tai reiškia, jeigu mes turim kažkokią crazy idėją ir mes jį tikime, mes tikime, kad va, šitą stiklinę mes galim pardavinėti labai brangiai. Tarkim, kaip pavyzdys, nes daug advisorių iš USA sako, jūs galite ten 8 kartus brangiau parduoti. Man labai patinka ta žinutė einanti. Vandenus buteliukas prekybos centre kainuoja 30 centų. Vietoje, kurio labiau reikia 50 centų, o oro uoste 3 eurų. Tai reiškia, tau reikia pardavinėti produktą. Tai yra tiesiog dėmesio patraukimas. Niekas taip nevyksta. Tau nieks neleis paeiti, nueiti į oro uostą. Jeigu tu nori sužinoti, ką reiškia įeiti prekiauti į oro uostą, tu prekybai turi būti bent 5 metus apskritai suvokti, kas yra prekyba oro uoste, nes ten prekių patekimas turi savo atskirą procedūrą. Tenai įmonė, kad jinai galėtų prekiauti, turi praeiti visą due diligence. Dirbantys žmonės turi praeiti saugumo patikras ir panašiai. Tam, kad tas buteliukas kainuotų oro uoste 3 eurus, kaip pavyzdys, yra kažkoks dalykas, marža, paaiškinime, kodėl jis ten kainuoja 3 eurus. Taip. Bet tie žmonės, kurie nori to greito dėmesio, Taip. Jie pradeda aiškinti, kad jūs galite pardavinėti. Be abejo, kad galite pardavinėti. Grožis produkto ir maržos ir yra tame storytellinge, ne? Storytellingas yra marketingo dalis. Tai čia yra klausimas, kaip žmogus, kuris sako šitą žinutę, kokią auditoriją jisai nori patraukti. Ir jisai nori, reiškia, patraukti auditoriją, kuri siekia greito, pigaus dėmesio arba svajonės greitai uždirbti. Tai vat ir viskas. Čia tu deeskaluoti ar dekonstruoti gali bet kurią žinutę. Skillmodo. Tai yra įrankis, kuris tinka ir marketingo profesionalams, tinka ir verslininkams, kurie patys valdo savo pardavimus. Tai Skillmodo įrankis, jis turi daug iš tikrųjų funkcijų. Viena iš man labiausiai patikusių tai social planneris, kur gali prijungti visus tos tinklus ir vienu paspaudimu ištransliuoti savo norimą žinutę į visus socialinius tinklus. Taip pat yra dirbtinio intelekto turinio generavimo patarimų. Ir analitikos įrankių yra daug įrankių visokių, bet jums daugiau papasakos lietuvių komanda, kuri dirba prie Skillmodo produkto. Bet ką aš čia daug kalbu. Yra galimybė savaitę pasinaudoti produktų nemokamai. Netrukite daug laiko, tiesiog spauskite šią nuorodą ir griebkite šį produktą naudoti nuo šiandien. Ir kai tu matai, tam pačiam TikTok'e yra krūva žmonių, kurie šneka, kaip čia greitai galima padaryti pinigų, kaip čia greitai, kokios rinkodaros, kaip važiuoja, jei čia gali sukurti video.
Nu, gali teoriškai. Net ne teoriškai. Aš Bandyk. vakar pabandžiau, įdėjau Jo. užgavėnių straipsnį, va dabar naujas Geminijaus produktas Vėjo studijoje. Aš įdėjau straipsnį, įdomumo dėlį, testas. Sakau, padaryk man 10 sekundžių straipsnį apie video apie užgavėnes. Mhm. Toks reportažinė, tipo, ar kokia? Jo, tiesiog. Kokia nori, ne? Tiesiog įmečiau ir Jo. va, tu padaryk. Nu ir jis padarė, užgavėnės, faina, aš tau parodys. Jo, įdomu. Dabar tu viską gali daryti. O kas iš to? Kas iš to, kad tu turi va dabar tą video? Mhm. Kad tą video pamatytų žmonės ir kiti veiksmai. Tai jeigu tu įsivaizduoji, kad per vieną dieną galima su AI kažką pradėti daryti, Aha. man labai patinka. Reiškia, tu greičiausiai nusipirksi tos kursus, kurie tau papasakos tą, Taip. kad reikės dirbti. Nes Ir jie tau pažadėjo svajonę, bet iš tikrųjų tu esi klientas. Pardavimas yra. Taip. Nu, nes vis tiek reikės pirkti. Tu ir buvai marketingo galutinis vartotojas. Tai va, čia tik reikia suprasti, žinai. Lygiai tas pats kaip ir, pavyzdžiui, socialiniai tinklai. Jūs galvojat, kad tai yra socialinis tinklas? Ne, tai yra marketingo įrankis. Absoliučiai. Tai yra visiškai marketingo įrankis. Jis nuo pat pradžių toks buvo. Žmonės pamasino, kaip ir, pavyzdžiui, TikTok algoritmas, ar ne, sako, o tenai peržiūros didelės, ten visi fainai davė dopamino. Ką padarė, ką kinai labai dažnai daro, jie stengiasi, iš tikrųjų stengiasi tą vartotojo patirtį gerą padaryti. Taip. Kaip, pavyzdžiui, DJI buvo dronai, ar ne? Visas interfejsas, viskas ten telefonai, iPhone'ų, Samsung'ų valdomas, ten, o čia kaip fainai, nors ten skrido visi į Kiniją. Nu, labai daug buvo tokių nuvažiavimų, jis buvo pradžių nekokybiškus, bet ką jis davė, tai davė user experience. Matai, jisai nuo pradžių buvo kokybiškas. Aš turėjau nuo pirmos serijos, va, pavyzdžiui, yra mini dronas. Aš irgi vienas pirmųjų buvau prekiavau, mano buvo amerikiečių brandas, Aha. o čia buvo kinų, mano buvo 3D Robotics. Aš Okay. vežiau į Lietuvą ir aš buvau vienas iš 4 Europos valstybių, kuris siuntinėjo po visą Europą dronus, Okay. ne tik tai Lietuvoje. Tai va. Tai ten visą teko praeiti. Ir kitas variantas yra TikTokas. Aš atsižau, tik tai va tą Jo. paveiksiu. TikTokas, kaip yra tas Swipas. skaičiavimas, swipas, jie jau skaičiuoja kaip peržiūrą, tau rodo kaip peržiūrą. Taip. O pavyzdžiui, YouTube reikia peržiūrėti 5 sekundės, kad užsiskaitytų kaip peržiūrą. Dabar 3, man atrodo. Dabar sumažino. Taip, paskutiniu metu šiek tiek sumažino, bet aš, pavyzdžiui, savo statistiką žiūrėjau, leidau šortsus ir neleidau, pasirodo, tie šortsai, būtent YouTube'e, labai gerai atveda į kanalą, į tavo ilgo turinio žiūrėti. Todėl bent jau čia turi apjungimą, ko neturi, tarkim, nei Instagramas, nei TikTokas. Todėl labai Aš nuorodas, kai kur ir dar pagal regionus, funkcionalumus mes Lietuvoje ne visus turim, tam tikrus, kurie, pavyzdžiui, reikėtų būti. Čia biškai papildysiu. Taip, gerai. Labai dabar pastebėjau, kad turinio kūrėjai esantis TikTok'e arba Instagram'e, dedantį šortą, iškarpą iš video, Taip. Jie labai dažnai paminė frazę, visą video galite pamatyti mano YouTube kanale. Taip. Ir visur yra ta pati frazė. Ir čia yra ta žinutė, kad tu, norėdamas pamatyti šitą, eik tenai. Ir aš netgi pats matau, kad jeigu mane užkabino tema ir jeigu užkabino informaciją, aš einu ir susirandu jį. Bet jis mygtuko neturi. Neturi. Ko neturi mygtuko. O, va, pavyzdžiui, sakykime, čia tik tai tą norėjau pasakyti, išskirti, kad YouTube, kai tu dedi, tarkim, trumpuką, jis ir taip išversta. Lietuviškai? Tai YouTube'as pas, jeigu lietuvių kalbą nusistatęs, tai rodo trumpukai. Ir aš netgi radau vakar, kad aš prieš 2020 metais Reelsus pavadinau trumpukais. Okay. Ir pasirodo, tai pataikiau į tą terminą, kur YouTube'as išvertė. Tai yra trumpukai. Okay. Tai Reelsai, Shortsai ar TikTok video lietuviškai yra trumpukai. Tai tie trumpukai yra konkrečiai mygtukas, kai tu įkeli tą trumpuką. Dabar kalbėsiu tik trumpukais. Tiesiog yra mygtukas ir iškart nuoroda į pilną videką, ten tarkim mūsų podcastą, mes jeigu čia 15 sekundžių įdėsim, bus pavadinimas tokia kaip ir rodiklytė, paspaudėm pavadinimą, iškart į neilgą formatą ir žiūri. Ir labai gerai pritraukia. To funkcionalumo labai trūksta Instagram'e, TikTok'e, sakykim, nes gaunasi, kad tu esi pripratintas prie tų dopamino kaip turinio kūrėjas, tu parduodi peržiūras, atrodo, ypač kas yra influenceriam ir UGC, jie sako, o pas mane tiek peržiūrų, ten 10 tūkstančių peržiūrų. Jo, jeigu atidarykim biškį statistiką, kiek žmonių žiūrės. O kiek parduota? Ir, pavyzdžiui, aš vieną turiu screenshotą, pastariau vienos influencerės, kuri perėjo iš paid partnership į affiliate.
Okay. Ir jai daug labiau apsimoka. Ir jinai kaip turinio kūrėjas, jinai yra tada priversta daryti kokybiškesnį, aktyvesnį, geresnį turinį, kad tai būtų ne peržiūro pardavimas, nes taip jinai sukuria vertę žiūrovui, žiūrovas ją pasitikė ir jinai turi labiau segmentuotą auditoriją. Va čia yra tas turinys, jau masterclassas turinio. Aš seku įdomumo dėliai Lietuvoje gal 5 ar 6 moteris, kurios būtent daro pardavimus tiesiog, kad man suvokti, nes labai įdomus dalykas, mergaitės gavau kremuką, aš galvoju, negi šitas dalykas parduoda. Pasirodo, tai yra amazing. Ir kai tu padarai žinutę, dabar žiūrėk, čia galėsi išsikirpti, čia yra geriausias vanduo Lietuvoje, nes jį rekomenduoja marketingo specialistai. Versmė. Supranti? Ir mes ką tik sukūrėm, man atrodo, yra toks mineralis, aš net nežinau. Yra Versmė Birštone spa centras sanatorija ir vandenį turi. Labai gerai. Nu tai va, reiškia pataikėm. Reiškia labai nišinį produktą ir šitas dalykas, jisai, jeigu aš esu moteris arba aš esu marketingo specialistas, reiškia aš reklamuodamas produktą, reklamuoju ir sakau, visi jūs galite važinėti arba su tokia mašina, arba gerti tokį vandenį, arba naudoti šitą dantų pastą. Ir sakai, šitą dantų pastą skirta direktoriui. Jin kainuoja 20 kartų brangiau, bet jinai va ten turi tokią molekulę, kuri aktyvuoja jūsų smegenis ir miegant jūs galėsite daug geriau apgalvoti apie savo rytdienos planus. Supranti, kaip yra faina? Tu gali dantų pastos tiubelį pardavinėti už kokį 5 eurų. Atraskit man tą molekulę. Niekad nepamiršiu memą. Nežinau, kaip montažę gal įdėsiu, bet kalbant apie gerus marketingistus, man tas memas patiko, dar nepanaudojau, tai yra proga. Cigarettes, but with protein. Ja, labai gerai veikiantis dalykas. Arba vitaminų D. Tai va, tai ta vėlgi formuojama žinutė toj visoj didelėje aplinkoj, tu gali susirinkti. Nes net aš jau mačiau kelis memus, aš geresnis nei Epšteinas, aš geresnis negu tu. Net Valinskas šovė kreivą, tai čia mūsų net nėra, tai čia apie nieką. Kiekvienas, kas tik sugeba pasinaudoti kažkuo, kad išeiti į mediją, ir jeigu jo tikslas yra išeiti į mediją, jisai daro tą. Man tai yra biški piguva būti ekspertais, piguva būti žmogum, kuris, čia sako pas mus lietuvių ekspertai. Ne, visam pasaulyje yra lygiai tas pats. Medija išmokė vieno paprastų dalykų. Skaldyti į 2 atskiras stovyklas, nesvarbu kokiu klausimu. Taip. Jeigu bus klausimas, ar sveika gerti vandenį, bus 2 stovyklos. Viena sakys, labai sveika ir gerkit tik vandenį, kita sakys, mes geriam ir limonadą, ir sultis, ir visą kitą, ir tai irgi sveika. Ir vieni ir kiti ras pagrindimą. O medijos esmė kartais tampa, kad ir vieni ir kiti pradėtų kapotis. Nes tie pradeda tuos vadinti durniais, ir atsiranda turinys turinyje. Taip. Net ir klaidą kitą kartą palieka reklamoje maketę klaidą, nes kažkas komentuoja, žiūrėkit, parašėt klaidą. Taip. Sukelia intrigą. Ir tada į vidurį gali išeiti. Nerekomenduojam daryti klaidą specialiai. Kartais kartais reikia. Bet šiaip kaip darbą, aš kitą kartą subtitruose buvo, kad leidau, tarkim, turiu dirbtinių intelektų įrankį, kur įmetu visą klipą ir jis man ten iškarpo tos trumpukus ir atrodo padaro gerai ir aš galvoju, ką aš ten taisysiu, paleisiu. Ir žiūrėjau statistiką, nelabai ką žiūri tas klaidas iš tikrųjų. Ėjo ir peržiūros augo, bet pačiam nemalonu buvo viduj. Čia yra tas toks vidinės vertybės klausimas. Taigi tas pats, jeigu, pavyzdžiui, užsakinėjo video arba fotografų, kokie nors ir panašiai, tai yra vidinių vertybių iš tikrųjų reikalas, kokiom kainom tu užsakinėsi žmonės. Bet aš tai galiu sustabdyti šitoje vietoje ir pasakyti vieną gerą patarimą, kurį pats išgirdau. Ta, kad tu padarai vakar, jau nebeturi jokios prasmės. Būtent. Ir grįžti ir galvoti, kad aš dariau ten kažką blogai, tu viską ten gerai padarai. Viskas ten buvo gerai. Klaida yra gerai. Aš tai netgi kai kaučinu žmonės. Čia net ne klaida, sakyčiau. Čia yra, nėra klaidos. Tai yra tam tikras rezultatas toks, koks yra tai dienai ir viskas. Ne, tu tiesiog išmokai, kaip nereikia daryti. Ja. Čia, žinai, mentaliai žiūrint, žmonėm labai
kišamas yra toks vienas dalykas - klaida. Iš kur atsirado klaida? Dvejetas yra klaida, kuolas yra klaida, trejetas yra klaida, ketvirtas yra klaida. Čia yra blogai, ne? Įvertinimas. Kas tave vertina? Dabar paimkim perspektyvą, žiūrėti. Dažniausiai tave vertina žmogus, kuris apskritai nieko gyvenime nėra daręs. Čia dažniausias yra vertintojo šitas. Sėdim bare, žiūrim krepšinį. Šalia manęs sėdi tėdas. Tu, debilas tenai, tu toks, anoks, tu nepataiky. Aš sakau, senė, tu 100 metrų gali prabėgti? Nu tiesiog, va dabar. Jo. Ko tu rieki, sakau, man jausi, kai tu net neįsivaizduoji, kas yra krepšinis. Tu, sakau, čia. Tu ko tu čia man aiškini? Sakau, žiūrėk, senė, aš esu ir Europos čempionas. Nu ir ką? Aš žinau. Supranti, kai tu nubėgi vieną greitą, tau reikia pašokti, įdėti, grįžti ir dar kartą nubėgti. Jeigu tu fiziškai esi nepasiruošęs, tu gali numirti. Čia vaikų mokyklai žaidėm kažį. 1,5 metų kamuolio neturėjau rankui. Perbėgi aikštę. Grįžti, perbėgi aikštę. Aš jau žiūriu, man juoda, akyse darosi, žinai. Į laikroduką 180, galvoju, tu palauk, sustok. Tai yra labai daug žmonių vertinančių to, ką jie net nesupranta. Visi turi savo nuomonę. Ir tai yra labai gerai. Jeigu tu supranti, kaip tai veikia mechaniškai. Taip. Nes reklamui mechaniką suprasti, marketingė, ir yra svarbu. Kai tu pradedi suvokti dinamiką žmonių, į ką jie reaguos, tada tu gali naudoti tokį dalyką kaip klaida. Klaidų nėra. Klaida yra žodis tam tikrai masių grupiai padaryti ją aktyvę, aktyvuoti. Taip. Marketingistam tai yra duomenis. Marketingistam tai yra degtukas. Tai yra pasaka, tu gali užkurti, ką nori. Ta klaida, sakykime, kaip klaida. Čia yra pasaka. Ant to labai daug sėkmingų reklaminių kampanijų išvažiuoja. Taip. Žiūrėk, kodėl, pavyzdžiui, bet kuriuose reelsuose yra, nežinau, kaip pas tave, bet pas mane gal kas 20 ar 15 yra visokių failų, kur žmonės nukrenta. Kodėl pas tave yra sraute? Nes tau vieną kartą įmeta, tu jį pažiūri ir algoritmas sako, tu galbūt ne taip aktyviai, bet vis tiek mėgsti pažiūrėti šitą. Ir jie sulaukia milžiniškų peržiūrų. Pagal pinigų generavimą jie yra vieni sėkmingiausių dalykų, nes žmogui patinka, kai kažkas nukrenta. Taip. Čia yra mūsų sąmonė. O mūsų sąmonė sudėliota lyginamojo principu. Nes jeigu mes paimsim vėl, grįšim prie šito nuostabaus vandens, tas pats vanduo gali būti 5 centų, euras, 2 eurai. Toj pačioj lentynai. Vanduo tai yra vanduo, H2O, ne, molekulinė. Tai bet ten yra tik istorija. Iš kur tas vanduo? Iš Alpių glūdumos, iš giliausio Lietuvos gręžinio, iš Gruzijos kalnų, ar ten, whatever. Tai yra storylainas, kurį tu parduodi. Ir tą storylainą žmogus perka. Lygiai taip pat dantų pastą, nesvarbu kas. Tu perki emociją. Vat čia ir yra kaifas tas, kai tu jau pradedi suprasti, į kokią auditoriją tu išeini su savo žinute, kokiai auditorijai tavo žinutė yra skirta, tada mes ir turim tą didesnį faktą, tada ir mes grįžtam prie to, kad tau ir pradeda mokėti žmonės daugiau, nes tu tiesiog truputį daugiau turi patirties, nebe jau aklai šaudai, bet tu jau turi tą, kaip pasakyti, sudedamąją dalį, jau tą kamuoliuką supranti geriau. Ir tą, jeigu eiti į straipsnių rašymą, jeigu eiti į nuotraukų darymą, tai va čia su patirtim ir ateina galbūt tie dalykai, kur tu pradedi geriau, giliau suprasti ir tas sėkmės koeficientas, jisai gali būti aukštesnis, bet jis niekada nebus aukštesnis negu, tarkim, 10%. Tu žaidi 10% šitoj zonai, 90% yra atsitiktinumas. Laiku, nelaiku, pavyko, teisingas, neteisingas žmogus, čia jau kiti klausimai. Atokampis. Tai nepamirštamos akimirkos jaukiame miško namelyje. Nameliai pastatyti atokiai vienas nuo kito, siekiant sukurti privačią, tik 2 asmenims skirtą oazę. Atokampis Butik Spa Resort. Paminėjai šitą auksinį žodį straipsnį, ne? Gerai, mes turime turinį, kaip, kas yra turinys, ar ne, jau elgseną apkalbėjom, aišku, mes čia dar galėtume tęsti. Iki ryto. Bet jo, čia daug gali būti, galimai ir pratęsim. bet tarkim,
vis tiek viskas prasideda, bet koks veiksmas normalios gerbiančios įmonės, jie dar šiek tiek pasižiūri, į kurią pusę eina, ar ne? Yra pasižiūri, kaip kiti komunikuoja, Be abejo. pasidaro šiokia tokia analitika. Dabar taip kažkaip retai, kas daro rinkos tyrimus, retesnis toks dalykas, daugiau žiūri, ką medija kalba. Aš bent jau mano burbulė, sakykim, taip, to dažniau matau. Ir žinome, kad šiokį tokį sprendimą esate sukūrę šito vietoj. Šiuo metu dirbame ties platforma, kuri leidžia tiesiogiai įsigyti reklaminį straipsnį naujienų portaluose. Nes dažnai, čia jau mes žengiam į SEO, tarkim, kamputį, dažnai SEO specialistai, norėdami gauti atgalinę nuorodą arba straipsnio publikavimą, ateina į tai, kad tą straipsnio patalpinimą teks apmokėti. Taip. Nes medija išgyvena dabar kitokius laikus. Taip. PR'as toksai egzistuoja, bet jau tavo žinutė turėtų būti labai crazy, kad ją kažkas paimtų, o šiaip portalai yra linkę priimti turinį už pinigus. Jeigu jis atitinka portalo visą filosofiją, jis nėra ten, sakykime, kažkoks perdėtas, bet tu nori pareklamuoti dviratį ar kažką tokio panašaus, tai tu moki. Tai mes šiuo metu dirbam ties publikuota.lt sistema. Jinai leidžia įsigyti straipsnio publikavimą, viskas automatizuota, portalo redaktorius peržiūrėjęs, koks atėjo orderis, gali tiesiog vienu paspaudimu daryti publishingą, užsakovas iš karto gauna backlinką, kitaip tariant, vidutiniškai SEO specialistas užtrunka straipsnio įsigijimui 2 savaitės, mes padarėm, kad tai yra 5 minučių klausimas. Ir netgi mes padarėm AI savo vidinį rašytoją, kuris labai lengvai ir labai greitai padaro turinį pakankamos geros kokybės, kad jis būtų skaitomas. Nes jeigu tu turi kažkokį produktą, tarkim, nežinau, elektrinis dviratis ar tas pats mūsų baltas puodelis, mums reikia apie jį kažkokios istorijos. Tai iš principo mūsų viena veikla buvo teksto rašymo agentūrą turėjom, tai jinai dabar susitraukė iki labai konkrečių tekstų rašymų, o didžiąją dalį turinio, kuris yra skirtas SEO specialistam, mes perkeliam į AI, savo žinias uždėjom ant AI tam tikrų LLM modelių, kurie tą turinį padaro tvarkingą ir tu tą žinutę, kuri tau reikalinga, kurią tu nori paskelbti kažkam konkrečiai, gali susiformuoti. Kitaip tariant, nuo idėjos iki užsakymo, tai yra 5 minutės ir tada mes stengiamės, kad per 4 valandas portalas ją publikuotų. Aš tikrai labai norėsiu pabandyti, nes aš pats, tarkim, turiu kokiam 4-5 straipsniam idėją, žinau, kad reikia, paaiškinsiu kodėl. Motyvas čia yra tas, kad vienas dalykas, kai aš kuriu turinį, ar ne, ar tai organinį turinį, visus tos, kur paminėjau, ir dar leidžiu reklamas. Taip. Bet kitą kartą tą auditoriją pasiekti, to neužtenka. Todėl ir yra straipsniai, kad, kaip sako, nebe priežasties ir ši laida turi pavadinimą marketingo legendos. Nes marketinge, jeigu apie tave neskando legendos, tai pardavimo, kaip sakant, nesitikėk. Čia yra mano asmeninio burbulo, mano asmeninio nuomonė, kad apie tave turi kalbėti. Ir tu būsi tas, kaip tave vertina ir kaip tai mato. Taip. Kad tu išvystytum iki to norimą savo archetipą, savo personažą, savo produktą, savo vardinio ženklą, nesvarbu. Ar tai būtų asmeninis brandingas, ar tai būtų produkto brandas, o tų produktų gali turėti daug. Tai yra daug skirtingų istorijų. Tai yra daug paralelinių pasaulių, kaip sakau. Ir kad tu išeitum iki to grinolio, kad žmonės mylėtų tokį, kokį tu matai tą savo kūrinį, turi praeiti daug klaidų, tai yra praeiti visas tas, kaip sakant, sulaužyti, kaip Pamokas. Tai pamokas turi visas praeiti pamokas ir tobulėti kartu su jomis. Nes tai esi tu. Tai ne tavo klaida, ne, tai buvo tavo ilgesys, dabar judėk toliau. Iki tol, kol žmonės supras tai, ko tu nori. Tai čia yra viena dalis. Bet, sakykime, šiuo atveju taip, yra straipsniai ir, sakykime, tų straipsnių vertė yra labai labai didžiulė. Man teko, nežinau, viral nepavadinsiu, bet vos kažkada už 2,5 eurų paleidom į BNS LT, įsidėjo verslo žinios, skambino Lietuvos rytas, Kauno diena, žodžiu, atsirado ekspertų komentarai, išrutuliuojom istoriją. Aš tau galiu 2 istorijas, kurios tau nuneš visą tavo statistiką, įsivaizdavimą. Taip. Skambina man vienas klientas.
Sako, klausyk, mes atidarinėjom tokią naują, toks camping saitas, tokia lyg kaimo turizmo sodyba, jie pavadino tai stovyklavietę. Paprašiau. Sako, klausyk, man reikėtų svetainiai turinio, nuotraukų, nu ir dar kažkokio straipsnio apie mus. Nu, sakau, okei, mes galim atvažiuoti su šeima, padaryti patyriminį straipsnį, iš to straipsnio bus ir turinys tavo svetainiai, nu, kas tu esi, ir kartu paleisim per Volavlitainę straipsnį. Atvažiavome, mes pabuvom pas jį 2 dienas, plaukėm baidarėm, išbandėm, ką jisai turi pristatęs, padarėm straipsnį, išsileidom. Tuo metu pas mus buvo skaitomiausias straipsnis. Tuo metu pas mus buvo skaitomiausias straipsnis, aš pažiūrėjau statistiką, labai faina, kliento perskaitimas 20 000 berods, labai aiški kategorija žmonėm, savaitgalis su šeima už 100 eurų, jisai į labai aiškiai auditoriją targetino, į budget keliautojus, bet jie nori, kurie išvažiuoti. Sausio 4 skambino man tas žmogus, sako, žiūrėk, tu ten man su savo ta rašliava visą vasarą pardavai. Aš taip, žinai, iš pradžių, nesupranti viso to, nes tau skambina sausio 4. Sausio 4 tu dar čia, žinai, čilini. Sako, klausyk, dabar yra labai gražu pas mus, -20, sako, padaryk nuotraukų irgi. Ir tada jis pradeda pasakoti. Sako, supranti, tada vasarą jūs paleidot tą straipsnį, rašinėlį, jūs paleidot rašinėlį. Sako, aš ateinančias 2 savaitės daugiau nieko neveikiau, kaip pildžiau užsakymus. Aš, sako, pardau kiekvieną dieną. Taip. Visas ten tokie namukai apsistojimai. Sako, aš pardau viską iki gruodžio galo. Lygiai tas pas mūsų buvo to straipsnių, viešbutis turėjo 3 mėnesius visą vasarą užimtą. Tai va, ir supranti, ir tu važiuoji pas jį žiemą, darai, ir sakau, bet tu žinai, kad čia nebūtinai bus taip, ne, sako, aš tai tiesiog norėjau pasikviesti, va šašlo pakepti, sako, aš netikėjau, kad taip gali būti. Taip. O prikolas yra, negalim sakyti prikolas, o linksmiausia dalis šito yra tai, kad svetainės taip ir nepaleidom jam. Nesupranti, kaip yra, tai veikia kitų principą, tai veikia tuo, kad tu su gera žinute ateini pa žmogų. Kitas atvejis, va čia kaip tik labai džiaugiuosi už šitą žmogų, jisai laimėjo, yra tokie turizmo Oskarai, kartą metuose apdovanojami geriausi turizmo tiekėjai, tai buvo toksai žmogus, jisai Nemunu su plaustu plaukė. Mano pardavimo žmogus sunkiai kalbėjo jį, kad jam reikia reklamos, nes jau buvo taip, kaip pasakyti, nusivylęs rinką, žinai, nevažiuoja. Bet mes įtikį kalbėjom, kad reikia, nes fainai, tavo paslauga labai faina, tokia nestandartinė, bet apie ją reikia papasakoti. Lygiai tas išsileidžiam, tai mes išleidžiam pranešimą tiesiog mūsų portale Volavlitainė. Aišku, mes esam segmentuotas turizmo laisvalaikio kultūros naujienų portalas, mūsų aiškiai labai auditorija. Kas atsitinka? Po mūsų žinutės kvietimas į Labas rytas, LRT atvažiuoja, daro reportažą, TV3 atvažiuoja, daro reportažą. Jis 2 metus į priekį parduoda visą savo kelionės plaustu. Ir šiais metais gauna kaip geriausias tiekėjas šitą. Tai ar straipsnis veikia? Aš sakau, visada veikia tada, kai tu nori, kad tas straipsnis veiktų. Ne tai, kad tu ateini ir sakai, aš sumokėsiu jums už straipsnį, jūs tik padarykit. Ne, kai tu esi šalia, kai tu pasakoji tai, ką tu nori, nes galų gale parduoda žmogus. Taip. Ne kažkas kitas. Mes galim padaryti puikų turinio vienetą, gražias nuotraukas, bet jeigu tu neįdėsi savo širdies, savo pasakojimų, jisai niekada neturės tokio efekto, kaip gali turėti efektą. Už tai komunikacijai straipsniai yra vienas toksai irgi. Jis šauna arba nešauna. Bet jis ir šiuo metu labai funkciškai, labai gerą atitinka funkciją, nes tas pats dirbtinio intelekto paieškoj, čia dabar kas ten vadina AEO, GEO ir panašiai, ne, tai tiesiog straipsnius aktyvinkit žmonės. Atsiprašau, tų, kurie ten pardavinėja tą paslaugą kaip GEO ir panašiai, bet tai yra, taip, tai yra viskas gerai, nes tai yra tam tikra, sakyčiau, kaip turinys, ne, ir sako, man reikia reelsų.
Nu, kas tie reelsai? Tai Kam- yra o kam tau sekcija, o tai kam yra tau jų tiesiog reikia? video trumpo Taip. formato, bet tai nėra reelsas. Aš suprantu, kur yra romanas, kur teatro, opera, ten kinas, reelsas nėra formatas. Nu tai va, tai mūsų idėja supublikuota irgi buvo tokia, žinai, kad, Jo. pavyzdžiui, aš galiu dabar pasižiūrėti iš geolokacijos perspektyvos ir, pavyzdžiui, Šiaurės Lietuva, ne, Šiaurės Lietuvoje yra ten, tarkim, 6-7 portalai, aš galiu konkrečiai į juos nusipirkti reklaminį straipsnį. Ką man tai duoda, tai aš geopolitiškai jau susidėlioju, kur aš noriu, kad žmonės apie mane sužinotų. Nes jeigu aš Labai gerai. pradedu tiekti paslaugą kažkokią, nu tarkim, nežinau, bagį nuomą, ne, arba baidarių nuomą, nu kaip pavyzdys, tai gali būti ten 100 km spinduliu. Tavo paslaugos pirkėjas gali būti čia. Tai reiškia, aš galiu pasirinktinai išeiti į tą auditoriją, kur aš noriu. Ir mes supublikuotą dar vieną dalyką padarysim, šiuo metu dirbam ir eksperimentuojam, tai yra mes ne tik, kad galim parduoti straipsnio publikavimą, bet galim parduoti konkretų šito straipsnio perskaitimų skaičių, kas yra visiškai niušit. Okay. Nes jeigu aš sakau, kad aš tau parduodu straipsnį X portale, kuris yra X mieste, ir aš tau sakau, kad mes ne tik, kad tas straipsnis atsiras, bet aš tau garantuoju, kad jis bus ir perskaitytas būtent tos tikslinės auditorijos. Tai va čia mūsų produkto bus toksai laužiantysis dalykas, nes vienas dalykas nusipirk straipsnį, kitas dalykas tikėtis, kad jį perskaitys, arba tikrai žinot, kad perskaitė. Ir mes turėsim visą puikią statistiką ties šio moduliu. O kas klientas šito publikuoto LT? Tai yra visi freelance marketingistai, agentūros, patys verslai gali tiesiog kreiptis. Esmė yra tokia, kad idėja yra tokia tiesioginis sujungimas. Tarsi, jeigu aš rašau straipsnį, tai tu esi mano klientas. Tai galbūt tu SEO agentūra, galbūt tu vietinis verslas, kuris nori publikuotis, galbūt tu esi PR agentūra, kuri dirba su kažkokiu brandu, kurio poreikis yra. Kuriam ten prireikia to. Būtent toks išėjimas. Tai mūsų idėja yra tokia, kad mes galim per savo platformą leisti žmonėm užsisakyti konkrečiam portale reklaminį straipsnį. Ir kas yra faina, tai kad ateityje, čia jau nebetolimo ateityje, garantuoti, kiek jisai bus kartų perskaitytas minimaliai. Tai jeigu jis bus perskaitytas ten organiškai 3000 kartų, mes tu duosim statistiką ir sakysim, well done. Bet jeigu, sakysim, organiškai tai nevažiuoja, mes galim jį papušinti per savo kanalus į būtent tą auditorijos ratą esančiame šitam areale, tada mes galim dar ir tai pasiūlyti. Ir tai labai pasidaro aktualu tiem, kurie nori konkrečioj ar savivaldybėj, ar teritorijai, apskrity konkrečiai reklamuotis. Nes yra, tarkim, didelis brandas, kad ir kombainų pardavėjas, tarkim, kombainų pardavėjas, ten jie irgi važiuoja kažkokį atstumą, kiek jie gali važiuoti. Ir jeigu tu jį nuomoji, tau reikėtų vis tiek kažkokį arealą pasimti. Tai mes tą geo galim jau suteikti. Labai įdomu. Aš turiu vieną idėją, tarkim, dėl savo Baltų mitologijų LT projekto, kur iš tikrųjų galima būtų, mes ko gero atskirai pasikalbėsim, nes nenoriu dabar kalbėti apie svajonės, nes sako, kai pradėsi paviešinti svajonės, jos neišsipildys. Bet yra viena, irgi, nes tai yra mano įsipareigojimas ir aš matau, kaip veikia, žmonės prenumeruoja į tinklapį prenumeratorių, atranda mail marketingas, tada gaunasi, tai ten turinio formatas, sakykime, email marketingo, pradėjo Instagramas ten mano augti stipriai vien iš reklamytės. Vienos realiai. Nes tu pataikai į tikslinę auditoriją, kuriai tu atliepiai tai, ko jie ieško. Ir jie dar nebūtinai yra pirkėjai, bet jie laukia iš tavęs turinio. Čia toks yra įdomus dalykas, kad dalis to pardavimo finelio, ar ne, jie tampa tavo kaip ir fanais turinio, bet dar nieko neperka. Dėl to jis ir vadinasi fanelis. Būtent. Nes kitaip nevažiuoja. Tu čia iš 10, 20, 30 metų atgal apie reklamą. Anksčiau žmonės įsivaizduodavo, kad įdedi X pinigų ir tai garantuos X pardavimų. Pirmas modelis. Marža buvo pigesnė, iš tikrųjų pabrangsta dabar Facebookas ir jis tuoj bus, kitais metais prognozuoja, kad Facebooko reklama užsakomoji labai daug kainuos. Ir tai jau labai perlipo Google, iš principo. Jau perlipo. Jau perlipo ir netgi Google'as tau leidžia tikslingesnį raktažodį nusipirkti ir tikslingesnę konversiją pasiskaičiuoti, lyginant su Facebooku, nes Facebookas vis tiek toks dūmas gaunasi, žinai, nepaėjo, tu iki galo ir nežinai. Nes Facebookas irgi gundrauja, aš čia kiek turėjom paskutiniu metu reklaminių kampanijų,
aš jau užsistatau konkrečiai ten, tarkim, 28, 43 metai, tik tai šitą segmentą, man kito nereikia, tik Jo. duok man tik šitą. Ne, žiūriu, jau statistikoje jau ir 18 yra, nu, žinai, jau nebe faina. Nu, nebent žmonės pasidalino tą reklamą ir pamatė kiti, tai jos identifikuoja, tai atsiranda tos statistikos dėl to. Jeigu buvo dalintas ta reklama, tai išlenda Jo, tokio bet čia amžiaus. tada vadinasi jau organinis rautas, supranti? Taip. Tai dėl to tu ir būstini, kad gautum ar irgi didesnį organinį srautą. Taip. Nes anksčiau veikia tokiu labai fainu principu. Įmeti šiek tiek biudžeto, turi labai detalų žmonių skaičių, kuriam tu gali jį parodyti ir tu sakai, kad iš 1000 žmonių techniškai, kadangi tai yra aktuali informacija, 10-20 bus šerų. 10-20 šerų, reiškia, jie dar savo auditorijos burbule pataps tos informacijos skleidėjų. Ir tu tada išaugini tą organinį pasiekiamumą. Dabar jau truputį vėl kitai. Čia kiekvieni metai, čia, žinai, aš taip sakau, jeigu įsivaizduoji, kad yra marketingas, tai įsivaizduoju, kad po 6 mėnesių jis bus marketingas po 6 mėnesių. Po 6 mėnesių bus marketingas po 6 mėnesių. Kartelė visą laiką kyla. Aš nesakyčiau, kad kartelė, aš sakyčiau, kad internetas padarė tokį labai dalyką. Žmonės išmoko adaptuotis labai greitai. Jeigu anksčiau tu galėdavai planuoti 5 metų biudžetą arba planuoti, kaip per 5 metus tu galėsi augti, tai aš dabar sakau taip, jeigu tu nori planuoti, planuok savaitę. Viskas, nes kitą savaitę tu nežinai. Pavyzdžiui, kaip dabar pavyzdys tas pats Epšteinas, čia hot topikas, ne? Dabar įsivaizduok, tu esi susiplanavęs labai fainą reklaminę kampaniją. Jei paskyriai, tarkim, sakykime, 200 000 pinigų. Yra outdooras, yra ant troleibusų reklamų, telikas, straipsniai, social media užpirkta, 8 influenceriai. Ir va tu išeini į tą savaitę ir dabar yra Epšteinas. Ir visi nusispjauti. tą, ką tu ten šneki, nusispjauti, kokią tu gražią žinutę turi. Taip. Net nesvarbu, kad tu ten gelbėjai Mėnulį ar ežerus Lietuvos išsemsi, išvalysi ir vėl ten niekas neturės prasmės, nes šiuo metu trendas yra va šitas. Labai panašiai, paraleliai yra kino industrija, vėl grįšiu prie jos, kai visi matuoja, kinas pasiseka tada, kai yra mažai konkurentų tuo pat metu rodo. Taip. Kai yra repertuaras, jeigu, pavyzdžiui, pateks, dabar kažkada čia buvo planuota, buvo gruodžio mėnesio, Avataras, Supermanas ir dar ten kažkas, kad išėjo 3 grandai ir visi galvoja, kaip dabar pasiskirstys pinigų krepšelės. Nors atrodo, kad tai gerai, nueisiu vieną filmą, nueisiu kitą filmą, bet žmogus tik tą savaitgalį laisvą turi. Būtent. Ir tai labai lemia pardavimus. Ir, sakykime, su komunikacija yra labai panašiai, nes tu išleidai irgi žinią, nes jeigu taip lyginant. Bet auditorijos lygiai tiek pat yra. Būtent. Ir jeigu tuo metu ta auditorija užsiemus kažkuo kitu, taip. Pat ir viskas. Štai kodėl aš, pavyzdžiui, esu fanas YouTube'o, labai dažnai ir siuntinėju, jeigu iš manęs gavo netyčia laišką marketingo specialistai, tai žinokit, tai yra su intencija, nes aš pats stebiu, kaip tai vyksta ir kadangi Google algoritmas šiuo atveju, ar ne, turinį skanuoja ir jis skanuoja ilgalaikę perspektyvą. Tavo videkas išleistas prieš 2 metus gali būti kitą kartą trendas ir ta žinutė, kurią tu išleidai, jeigu tu ją strategiškai gerai sudėliojus, jinai galbūt aktyvesnė bus, tarkim, po mėnesio, po 3, ne dabar. Ir, pavyzdžiui, kodėl nereikia lūkesčių kelti iš savo turinio. Instagramas, Facebookas taip. Praėjo savaitę 2, nors pastebėjau vieną dalyką, Instagramą pasikeitimą jau važiuoja ir šiek tiek ilgiau. Anksčiau buvo 3 dienos maks. Aš tau kitą pastebėjimą. Dabar įsivaizduok. Tu esi atlikėjas, kuris prieš 10 metų įkėlė savo kažkokį sukurtą muzikinį kūrinį. Taip. TikTokas paėmė trendą ir jis nuėjo ant 10 milijardų. Tu pamiršai, kad tu esi kūrėjas, tu pamiršai, kad tu esi dainininkas. Už tai aš sakau, marketingas tapo nebepamatuojamų dalykų. Labai. Ir tas pats TikToko trendas, pažiūrėk, Get to Jet Holidays, ne, praeitais metais, ta moteris už tą savo balso, jeigu aš neklystu, gavo $500 milijonų. Ar čia per Turkish Airlines kalbam? Jo. Get to Holidays, ten kažkaip ta frazė, kur nuėjo. Tai buvo labiausiai naudojama frazė praėjusiais metais TikTok'e. Visi, kur mesdavo, kad ten atvažiuoji ir ten lyja vietoj saulės, visi dėjo šitą. Tai buvo trendas. Po to muzikiniai kūriniai
praeitais metais, kur, žinai, tas su mėlynam fone tokiam išeina. Irgi tai daina buvusi nedidelės grupės. Jie uždirbo 10 milijonų pinigų. Taip. Nes tai gaunasi, kad kas padaryta, jau yra padaryta. Taip. Ir jeigu tai yra, net ir šitas podcastas mūsų, galbūt jisai sulauks šiandien 10 tūkstančių peržiūrų, ne? Va, tarkim, kaip... Niekada negali žinoti. Niekada negali žinoti. Po 10 metų kažkas, aš arba tu, mes laimėsim Oskarą. Na, pavyzdžiui, už kūrybinę. Ir per visą mediją nueis, vat, kad šitas vienas iš mūsų žmonių, vardas pavardė, ir tada visi nueis žiūrėti, kas tas žmogus yra. Ir galbūt aš daugiau niekada nebūsiu jokiam kitam podcaste, bet mane ras. Ir, nu, kaip pavyzdys. Ir taip mes turim dar 3 milijonus peržiūrų, kur niekada nebesitikėjai, kad, nu, va, tu sakai, baigtinis ten 5000 peržiūrų, baigtinis dalykas. Pasirodo, baigtinio dalyko nebėra. Pasirodo, kad tu gali refinkinti, revraitinti, reduinti tą patį, nes su AI čia irgi atsirado tas naujas bairis, kad tu imi ne kažką kūriamo, tu imi kas yra iš principo ir tu jį pradedi naudoti. Ir dabar jis labai apsimoko, kuo daugiau savo žymų palikti ir labai strategiškai gerai aprašytų, sudėliotų ir panašiai. Jeigu turinį kūri, tarkim, ar tai būtų ši laida, ar tai būtų kita kokia ekspertinė nuomonė, tugi nežinai, nes tavo kanalas, tu gali patapti kažkieno tai, na, angliškai sakant, speakeriu, ar ne? Taip. Gali būti balsu, kažkuo ambasadorium tam tikros srities ir tai yra visiškai įmanoma, bet, sako, tarkim, kiek youtuberių iš tikrųjų tampa tais youtuberiais, nes yra daug bandančius, tai yra, nu, sako, 1 iš 1000. Visur tas pats. Bet visur tas pats. Irgi norėjau tą patį pasakyti, kad tu vat, girdi, kad vienas marketingistas, žiūrėk, jam 20 keli metai, jis jau uždirbo ten kažkada mėnesį ten ir keliasdešimt tūkstančių, okei, sėkmės, aš esu irgi turėjęs savo srity. Mano, tarkim, rekordas, ar ne? Tarkim, grynas pelnas įsidėjau į kišenį iš 2 vaizdo klipų, kuriuos po dieną, nu, užtrukau tik tai filmuoti, postprodukcionas irgi nebuvo sudėtingas. Atrodo, viską išskaičiavus, man liko 6,5 tūkstančio eurų. Tai vat, kas video kuria, suprantat, kad kaip videografui tai yra labai geri pinigai. Antirekordas buvo visiška, nu, ten avantūra, 130 eurų, 4 videkai. Bet tiesiog padariau, nes va tiesiog gavosi, kad su fotografė, kaip sakant, nu, kartu jinai turėjo klientą, aš tiesiog turėjau palaukti, jinai savo, norit video, kiek kainuos? Tiesiog, kiek jos fotosesija kainuoja? Nu, tai ir padarysiu, ir padariau. Ir alų gerdamas kaviniai sumontavau ir pagalvojau, nu, taigi galiu parduoti nuo iki. Nesvarbu. Nesvarbu. Aš grįžtu prie tos pačios frazės, mano minėtos, pinigai neturi esmės. Esmė yra tada, kada tu pradedi galvoti apie vertės kūrimą. Ir žinai, vat, pavyzdžiui, aš pats su SEO nemažai dirbu ir sako, kiek valanda tavo kainuoja, ne? Nu, kaip pavyzdys. Aš sakau, o ką tu nori pirkti? Ko tau reikia? Sako, man reikia suprasti. Ok. Tada yra aišku, ką aš turiu tam klientui padaryti. Sako, aš noriu pakilti. Nu, tarkim, pozicijų. Aš sakau, ne, žiūrėk, aš to nebedarau, pats aš tave galiu rekomenduoti, va, pas tave buvo svečias Ramūnas, Ramūnas irgi nebedaro. Nu, dar ką nors galiu parekomenduoti, kas galėtų tau tai padaryti. Bet iš principo, pavyzdžiui, pakonsultuoti, kad tu suprastum kaip vadovas, kodėl tu į mėnesį išleidi 10 000 pinigų, tai jau yra kitas dalykas, kitos vertės atnešimas, nes aš jau padariau savo, jau tiek, kiek man reikėjo, tas pats Bulavlituinė, ten po 3 milijonus vizitų per metus turi tik iš organinės paieškos, žinai, dabar mes irgi dar žaidžiam su Google Discovery. Bet jūs lygiai taip pat jūs padarėt iš turinio formato, jūs padarėt, nu, labai didelį verslą ir, tarkim, patikimumas atsirado ir žurnalistai iš tikrųjų, kuriem reikia ištraukti informacijos, ko gero eina pas jumis vieną iš info šaltinių realiai. Apie ką rašyti. Pas mus dar kitaip yra, pas mus sėdi kitų redakcijų žurnalistai, žiūri, ką mes dedam, tada jie deda tą patį. Nes jiems reikia kažką daryti. Jo, nes, nu, tu eini pas kažkokį šaltinį. Tu pradedi ieškoti šaltinių. Visada yra tas pats, nes ar, kaip sakyti, inspiracijos, ar kažko, kas vyksta, kažkas praneša. Ir yra visą laiką pirmas šaltinis. Jeigu tu nori būti kokybiškas, sakykime, turinio kūrėjas, tap pirmuoju šaltiniu. Vat ir visa paslaptis. Čia apie turinio kūrimą. Jeigu tu nori būti kažkoks išsiskiriantis reklamos kūrėjas,
rask kažką naujo arba suprask žmonių trendą. Nes jau tai yra labai svarbu, kai tu... Kaip sako, nišą reikia pasirinkti. Jo. Bet ar tas pasirinkimas nišos yra labai jau toks svarbus iš tiesų? Žinai, pavyzdžiui, aš esu pristatomas, kai būnu kokioj savivaldybių konferencijose ar kažkur, turizmo rinkodaros specialistas. Kai yra SEO konferencija, aš esu pristatomas kaip SEO profesionalas, SEO specialistas. Ten, jeigu kada nors gyvenime pakviestų buvau pranešėjęs fotografų konferencijai, aš buvau kaip fotografų community gerai suprantantis žmogus. Tai pas mane yra tokios kelios nišos, kurias aš gerai suprantu, tarkim SEO. SEO aš užsiemu ten iki Google ateimo dar aš supratau, kas yra SEO, nes taip jau nutiko. Galėsim pašnekėti. Toliau, fotografija. Fotografija man nutiko tiesiog, aš norėjau padaryti. Ulav Litainė gimė, žinai kaip? Ulav Litainė gimė tokiu principu. Aš su kaimynu sėdžiu, gyvenu Kipre, pasakoju apie Lietuvą. Jis manęs klausia, sako, klausyk, gali parodyti, kaip tavo Lietuva atrodo? Vat Ulav Litainė gimė tada, kai manęs kaimynas paprašė, kad aš jam parodyčiau. Aš atsidarau laptopą, sakau, įsijungiam ten Vilniaus images, Kaunas ir aš ten matau, ten baisu. Ten nėra ką rodyti. Aš jam sakau, žiūrėk, davai padarom kitą kartą, turėsim pasisėdėjimą, sakau, aš tau pakursiu peidžą, žinai, sumesiu nuotraukas. Mes padarėm, aš jam padariau prezentaciją, va, sakau, čia Vilnius, va taip atrodo, va Kaunas, čia žalia, čia jūra, čia Nida, žinai, va, čia Lietuva, va taip maždaug atrodo, sakau, gražu. Aš atsidarau kažkurią dieną, žiūriu, tas Facebooko puslapis turi 500 sekėjų. Visai neblogai. Jeigu mano parodymas kažką padarė, kažką pakeitė, galvoju, gerai. Kažkaip po to vėl užsimetė, ateina žiema, žiūriu, biškį su darbais laisviau. Gerai, galvoju, reikia įdėti po vieną nuotrauką per dieną. Gerai, aš dirbu marketingą, aš žinau, kad šiaip nuotraukų negali imti. Jeigu jau kažką nori kurti, tai negali tiesiog imti nuotraukų. Gerai, prasideda. Aš gyvenu Kipre. Kiekvieną per pietų pertrauką einu ir skambinu fotografą. Labą dieną, aš čia Simonas Rudaminas, noriu parodyti, kaip Lietuva atrodo gražiai. Pirmas, žinai, meta ragelį, antras, gerai, tai ko tu nori? Sakau, jūs ten turite kažkur nuotraukas viešai, ar galėčiau panaudoti, dedamas į kanalą, Ulav Litainė, ten labai. Tik po 10 skambučio vienas fotografas sako, jo, faina idėja. Tada atsirado antras. Tada atsirado trečias, tada atsirado ketvirtas. Tai nebuvo per vieną dieną. Bet tu turi pramušti kažką. Bet kurioj srity, ką tu sugalvoji, tu turi turėti consistency, nuoseklumą. Tada pas mane jau yra 10 fotografų. Tada žiūriu, vienas iš gatvės ateina, nes sako, aš irgi noriu. Gerai, atsiųsk nuotrauką. Gerai, aš jau žiūriu, kad aš jau turiu medžiagos 2 nuotraukos per dieną. 2 nuotraukos per dieną jau neblogai. Jau žiūriu, kanalas 5000, ir ten šėrinas, nes tuo metu tiesiog nieko nebuvo. Taip, aš atsimenu, netgi kai kilo. Ir tada ateina dar vienas. Ir pas mane vienu metu didžiausias fotografų communities. Virš 1000 fotografų, kurie man į dieną susiunčia virš 100 nuotraukų. Tos dienos. Wow. Aš išmokiau juos, kad reikia šiandien fotografuoti, nes niekam žiemai neįdomu, kaip atrodo vasara. Ir mes padarėm tokį real-time feedą, kaip atrodo Lietuva real-time. Sėdim užsienio reikalų ministerijai, man rodo, kaip Lietuvos komunikacija atrodo viešoj zonai, užsienyje. Ulav Litainė sudaro 70% visos užsienio komunikacijos socialinės tinkluose. Aš sakau, gal jūs man galėtumėt kažkiek nežinau, dotacijas paduoti ar kažko, nesakau, vis tiek darbas atlieka. Ne. Tai va, esmė yra tokia, bet kas atsitiko labai įdomiai, tai kad Ulav Litainė tapo tokiu fenomenu, sujungiančių žmonės. Po to irgi buvo pasirinkimas. Kiekvienam versle, aš tai vadinu 5 metų intervalu, yra, tu pergalvoji. Nes jeigu kažką darai 5 metus, ateina diena, kai sakai, faktą, šitą aš nebenoriu daryti, nes tiesiog tu... 5-7 metų brandos ta riba tokia. Tu išsisemi. Ir pas mus buvo labai geras toksai tarpsnis, kai tiesiog atėjo momentas ir aš nebežinau, ką toliau daryti. Kaip ir viskas aplinkui sakė, kad reikia transformuoti, eiti į naujienų portalą, būtent apie turizmą. Bet ar nebuvo tuo metu monetizavę?
Ne, ten Tas toksai, nepavadinčiau aš monetizacija. Nu, mes išleidom nuotraukų albumą. Čia irgi atskiras bairis. Jo. Negalima sakyti bairis. Galima sakyti bairis. Nes buvo bairis, iš Čia tikrųjų. va. Tai ateinam, sako, reikia išleisti albumą. Nu gerai, reikia išleisti albumą. Nu darom albumą. Nu gerai, darom albumą. Jau viską pasidarėm, dizainus, ateinam į spaustuvę, žinai. Tai kiek vienetų darom? Ką aš nusuku, tai... Nu ir duoda, žinai, ten, ar darysi 1000, ar darysi 2000. Skirtumas jau nebedidelis, nes printė ten esmė yra, tu perki popieriaus nuo rūlį. 1000 labai nukrenta. Jo. Nu, aš taip, žinai, matematiškai pasiskaičiau, nu, ar daryt 1000 ar 2, tai turi 2000 albumų, nu, kaip ir logiška, daryt 2000. Kodėlgi ne? Mes išsisakom 2000 albumų, čia su vienu žmogum iš printo, žinai, šnekam. Nu, va, sakau, jau toj turėsim ant kalėdų gatavą produktą. Sako, kiek užsisakėjai, nu, koks tiražas? Tai aš 2000. Sako, seni, tu pirmą kartą leidi knygą ir tu ją leidi 2000 vienetų tiražu. Nu, taip, sakau. Nu, tai buvo įdomi patirtis. Lygiai tas pats ir man buvo, aš komiksą išleidau 1000, o knygą 300. Tai knygą jau toj leisim antrą tiražą, komikso dar turiu. Nors jeigu būčiau panašiai, tai jau būčiau komiksą irgi užsakinėjęs jau 2 kartus, bet kiek yra parduota. Jo, čia su kiekvienu tuo Tai va, monetizacija, tu sakai. Produktu kiekvienas naujas iššūkis. Nu, žiūrėk, iššūkis patirtis. Taip. Nes iššūkis ir yra tas suformuoti savo galvoj, ar tu galėsi tai padaryti. Nu dabar, pavyzdžiui, pas mane ateitų koks, nežinau, NASA ir sakytų, vat mes matėm podcastą, vat čia, ir ten mums tu labai patikai, ne? Ar tu gali mums raketos modulių reklamą padaryti? Žinai ką aš sakyčiau? Aišku galiu. Tu juokauji, sakyčiau, aš ne tik, kad galiu, aš padarysiu geriausiai. Tada aš sėdėčiau vakare, galvočiau, turbūt prisišnekėjau. O bet dabar reikia pateisinti lūkesčius. Ir žinai, kas yra fainiausia? Tu tiesiog pasakyk visatai, aš noriu padaryti tai. Ir tu padarysi. Ir tada viskas, žinai, kaip atsitinka. Atsitinka labai paprastai. Jeigu tu turi kažkokią fainą idėją, pas tai atsiras faini žmonės. Aplinkui. Tu net nežinai kartais, iš kur tie žmonės ateina. Ir, pavyzdžiui, pas mane aplinkui yra, jau mes metus dirbam su tais pačiais video kūrėjais, su tais pačiais ten fotografais ar teksto rašymo žmonėm. Tu tiesiog sakai, aš galiu padaryti. Ir jeigu tu sakai, aš galiu padaryti, tai visata sako, tu gali padaryti, va tau, žmonės, kurie tau reikalingi, kad tu tai padarytum. Taip, nes visata, aš visai sakau, visata turiu juodo humoro jausmą, visai irgi sako, tau taip jis gali, bet žinai ką, mes jam dar kokiu nors bairių pamesim šalia. Bet kad būtų linksmiau. Todėl nereikia. Tai jų nebūna. Ta prasme, jie turi būti. Ir turi eiti su, kaip sakant, su dideliu, kaip čia to, įkvėpimu ir su mintim, kad tai yra ne kančia, o tai yra žaidimas. Mokaisi. Tai yra azartas, tai yra žaidimas, šitas pats pokerį žaidžia, ar ne, kiti žmonės, tai lygiai tas pats. Jie vieni stresuoja, vieni bijo, o kiti tiesiog mėto, ar ne? Tai kuris yra laimingesnis prie to stalo? Žaidimas tai tas pats. Absoliučiai. Rezultatai yra labai panašus. Bet kaip tu tą žaidimą žais? Vanduo tai tas pats. Jo, bet jeigu jam padainuosi, būsi sveikesnis. Tai kaip tu jį gersi? Viskas yra su to pačiu. Tai rinkodarai viskas irgi taip pat. Jeigu tau sako, ar tu gali padaryti, tu sakai, nu jo. Sako, mes norim tokių tikslų, sakai, gerai. Bet verslininkai, pavyzdžiui, gerai, marketingo specialistas taip, labai priklauso nuo jo nusiteikimo, kūrybinės energijos, kaip sakant, to know-how ir panašiai, bet, pavyzdžiui, verslininkui. Kokią čia žinutę norėtum patikti tam verslininkui, kuriam, tarkim, yra įvairių patirčių, sakykim, nebūtinai šalės, aišku, ir jam dabar čia irgi jam triukšmas apie AI marketingą, apie tą, apie aną. Ką jam gali, kaip sakant, patart, ko jam tikėtis, arba į ką bent jau kreipdėmės? Čia tokia ilgesnė pauzė, man labai patinka tos tokios didesnės pauzės, nes jos, reiškia, brangiai kainuoja iš karto. Žinai, ką galima patarti? Neklausyk nieko, ką kiti tau sako. Pirmas dalykas. Čia yra pats svarbiausias dalykas, nes labai dažnai, kas aplinkui ką tau sako, yra arba visiškai neturintis patirties ir žinių, arba B yra tie, kurie nori iš tavo nežinojimo uždirbti pinigų. Tai pirmoje vietoje tau, jeigu nori kažką pabandyti,
pabandyk pats padaryti. Mhm. Na, pavyzdžiui, sako, video padaryk TikTok'ui, ne, užsakyk. Ne, seniai, paimk telefoną, pasak greičiausiai bus geras telefonas, su labai gera kamera, ir padaryk, vat, video reportažą. Ir sakai, vat, aš esu prie upės, aš ten esu prie baidarės, vat, tai yra mano reportažas. Pasakykit man, ką aš darau blogai. Pačiam save pradėti filmuoti, Mhm. kažką daryti, yra be galo sudėtinga. Taip. Bet peržengęs tą laiptelį, tu grįžti pas tą patį marketingo specialistą ir jis tau sako, sakai, žiūrėk, seniai, aš galiu pats padaryti. Aš tau padarysiu turinį, tu man jį distributik. Ir va tada atsiranda ta magija. Mhm. Kai tu padarei, tau nieks nebepasakys, ką tu darai blogai ar kažką. Net nesvarbu, kaip tu padarai. Mes su kolega čia turim tokį, gerų draugų turim tokį šūkį, tik darydamas. Niekas kitas. Tik darydamas, tai lygiai taip pat. Jeigu tu esi, nesvarbu kokio dydžio verslo atstovas, nuo solo entrepreneurio iki didžiulės korporacijos, pats pabandyk. Nes tą, ką tau žmonės šneka, jie turi kažkokį interesą. Ir greičiausiai tai ne tavo naudai žaidžiantis interesas. Netgi darbuotojas dirbantis pas tave ne visada žaidžia tavo interesui. Jisai gali būti, kad žaidžia savo interesui, galbūt jis pažįsta draugelį, kuris darys video ar panašiai. Nesvarbu. Pats pabandai, pats nusileis su ragutėm nuo kalno ir pajausi, kiek ten yra bampi, kiek ten yra slidu, kiek yra saugu sustoti. Be to, šitoj vietoj, tarkim, sakykim, nenusifilmuok savęs, ne? Bet gali rašyti audio ir yra vienas iš turinio formato, kuris beje labai šiais metais populiarėjantis, yra tie vadinami faceless video. Būtent. Ta prasme, Bet duok savo balsą, duok savo mintį, pamatyk, kaip bent jau išgirsk save, kaip tu kalbi. padaryk. Jo, bet tas pirmas žingsnis, nesvarbu, nebūtinai gali sufilmuoti savo veidą, bet tu nedėk savo veido. Naudok tik tai audio ir dėk Taip, tuos vaizdus, bendrinius. ar su AI, ar ne su Nesvarbu. AI. Žmonės dabar atsiskiria, vieni nori matyti tavo veidą, kitiem nereikia tavo veido. Jiem to pasakojimas patinka. Man, pavyzdžiui, vienas dalykas, kurį mane užsakinėja yra, ir čia visai nesnai vėl buvo prašę, balsas. Tai viskas. Pasirodo, nes mano video poezijos grojaraštis yra mano asmeniniam YouTube kanale, ten kur ir Baltų mitologija LT yra video poezija, yra prokinezis darbai, behind the scenes, aš pasidaręs taip, kad mano YouTube'as yra mano darbai, kas aš esu, ar ne, ir ten yra kontaktai. Tai va, tiesiog www.čiapas LT eina į YouTube kanalą. Nebedariau svetainės, nors iš dalies reikėtų, bet tiek to, čia kita tema. Tai pradėjau, o nuo ko prasidėjo? Realiai, kai man viena mergina, kur aš dar kai fotografiją mėgstu, dariau tokius video portretus. Labai fainas dalykas. Toks ir visai žiūriu, kad pamato, kaip aš dirbu ir, tarkim, mane pasamdo ne už tą, ne tą dalyką dirbti, bet išsirenka, pavyzdžiui, man yra sakę, man labai patiko tavo muzikos pajautimas. Ir aš esu melomanas. Dabar mano autoservisui man reikia reklamos. Ir nes tu padarai muziką ir man tai yra labai svarbu. O, Tave sutrigerino. perka ne dėl to, ką tu darai, tave perka dėl to, kas esi tu. Taip. Bet ir viskas čia labai paprasta. Jo, o po to iš to video portreto mes pradėjom daryti video poeziją, nes man reikia siužeto. Aš videografas, aš noriu būti režisierius, aš ten filmui esu rašantis dabar scenarijų užbaiginėjau. Dabar, čia yra mano kaifas, mano vakarinis paimu ir rašau. Turiu ir Parker firmos, ir Pilot firmos, plunksnakoti, kaip sakant, iš Japonijos. Ir čia yra tas kaifas, iš tikrųjų, tas kūrybinis kaifas, bet šitoje vietoje tu matai, kad galų gale darbai, kurios užsako tave, ar ne, yra daug įvairesni negu kad tu dabar darai produktą. Bet tas pirmas žingsnis daryti savo tą, parodo, kas tu esi. Pirmas žingsnis užsakyme yra užsakomas žmogus ne dėl to, kaip jisai padarys, o dėl to, ar jis sukurs saugumo jausmą. Ir ar jis, kaip yra tas dabar žodis, suvaibins. Aha. Labai fainas, aš nežinau net lietuviško atitikmens, bet vaikai taip šneka, tai arba vaibinė, arba ne, bet viskas gerai. Esmė yra tame, marketingistas. Niekas nepadarys tobulai, čia yra, sakykime, standartas. Niekas nepadarys tobulai. Bet ar jisai supras tave, tu matai tame žmoguje, kaip jisai pats jaučiasi. Ir kitas dalykas yra garantija, kad nesugadinsi.
Vat su Ramūnu mes kartais bešnekučiuodamėsi prisimenam senas įdomias istorijas iš SEO, žinai, ateina pas tave klientas ir sako, ar tu gali padaryti darbą X. Tu sakai, kainuos ten, tarkim, nu, kalbėkim skaičiais, 5000, ne? Sako, ne, tai čia labai brangu, čia aš pasimsiu studentą. Sakai, pasimsiu studentą, viskas jokių problemų. Sakau, aš pasakiau savo kainą, jeigu tau jinai netinka, man viskas tvarkoja. Grįžta po 6 mėnesių, sako, ar gali sutaisyti? Nes studentas paėmė studentą už ten pusę pinigų ir tu jam sakai 15 000. Nes sakau, man dar reikės grįžti dabar sutvarkyti tą, ką tavo studentas padarė ir aš net nebežinau, ar aš gausiu tą rezultatą, už tai vat, kaina yra tokia. Ir esu gyvenime matęs, kai užsidaro verslai dėl tam tikrų sprendimų, nes paminėtas svetainės padarimas, ne? Jisai ką padaro, tu turi vizitinę kortelę internete ir niekas po to nebesupranta, kaip į ją ateina, pavyzdžiui, sraut. Verslų, tarkim, man yra tekę dirbti ties projektų, jo esmė, per mėnesį mes gaudavome apie 20 lydų, bet tie lydai tanklaivius, užsakymas tanklaivis. Ir 3 konvertuodavo į tikrą užsakymą. Ir aš su tą įmonę nebedirbu. Kad suprastum pinigais, tai vienas tanklaivis yra apie $10 milijonų. Aš išeinu iš tos įmonės, praeina keli metai, jie pasikeitė svetainę, atsinaujino. Ir atsinaujino taip, kaip developeriai padarė ir padarė. Skambina tas buvęs viršininkas man, sako, matau, kad tu esi Kipre, gal galėtum papietauti su manim. Sako, noriu atsiprašyti. Nu, okei, davai, sakau, papietaujam, atvažiuoju ten jo paskirtą restoraną, labai faina vieta, žinai, viskas. Sako, kai mes pakeitėm svetainę, tik tada supratau, ką tu pas mane įmonėj darai ir kokią vertę mano įmonėj tu nešiai. Sako, aš turiu atsiprašyti tavęs, kad tavęs tuo metu nevert. Nu, okei, faina. Nu, tu jauti tą kaifą, žinai, jau tada vis tiek, kad galų gale bent kažkas supranta. Bet dažniausiai versle yra, ypatingai kaip kalbam apie SEO, yra tai, kad įmonės vadovas nežino, kas yra SEO. Už tai, pavyzdžiui, mano atveju aš kartais darau tokį consultingą, kuris yra, ne tai, kad aš ten jam paaiškinu, ką reikia daryti ir kaip daryti, tiesiog atsisėdam su kažkokiu įmonės vadovu ir mes pasižiūrim. Ir aš sakau, va, tavo yra mano statistika, ne, va, tas žmogus daro tą. Kodėl jisai daro tą? Kokie veiksmai yra reikalingi? Kodėl jisai ten perka užsakomuosius straipsnius, kaip pavyzdys, ne? Čia va atgalinė nuoroda, čia mes papuolėm ten į Delfį, tu gavai va tą, va tavo rezultatas. Nes kartais žmonėm tiesiog reikia vertimo. Ką jis čia nusipirko, ar čia viskas gerai. Nes, žinai, arba tu turi gauti kitų žmonių įvertinimą, kaip pavyzdys, tu nusipirkai mašiną, tau jin faina. Bet tau dar labiau faina, kai kažkas iš šalies sako, kokia faina tavo mašina. Ir tu sakai, okay, dabar gerai. Supranti, tas satisfaction modelis vis tiek yra suvokimas, ką tu darai. Tarkim, iš SEO ar marketingo dažnai yra, kad vadovas nežino. Aišku, jis turi marketingo vadovą. Nu, kaip pavyzdys, jis jo visiškai pasitikė. Bet kartais man tenka būti tuo žmogum, kuris ateina visiškai privačiai, mes atsisėdam ir peržiūrim, ką jie daro, kokie yra biudžetai, kaip jie išleidžia. Tiesiog, kad turėtų nepriklausomą nuomonę, ne? Ar tai galima vertinti, pavyzdžiui, pinigais? Ne. Tu sumoki tiek, kiek tu sumoki, bet tu gauni tai, ko tu norėjai. O kas yra dažniausiai tas noras, yra suvokimas ir ramybė. Ir ramybė yra pats geriausias dalykas, nes tu tada žinai, ar tu teisingai eini, ar ne. Tai va. Jo, čia mes jau liečiam iš tikrųjų labai plačiai ir tai yra labai smagu, labai dėkingas už tos pasidalinimus, nes kaip aš sakau, vis tiek, turinys yra karalius, bet karalius važiuoja su auksinė karieta. Tai koks jo ten bus kelias, gali būti duobėtas, gali būti akmenuotas, gali būti įvairus ir dar plėšiko aplinkui. Ir lietus, ir sniegas, ir plikledis, plikšala. Tai tie plėšikai, tai sakykime, kopijuotojai tavo turinio, tai vėlgi yra daug visokiausių dalykų, nes kas man yra pačiam šitoje vietoje, iš vienos pusės ir smagu, iš kitos pusės tai kelia dar didesnį, jau šiek tiek turint patirties, kaip sakant, vis tiek
kad niekas šitoje rinkoje nemiega ir algoritmai sąlygos visos ir keičiasi ir tau reikia, bet jeigu tu patapai autoritetingu žinios nešėjų, tai tu gali viską. O tas gali ateiti vis tiek. Pirmas dalykas, kas prasideda, ar ne? Tai yra pirmas žingsnis. Tiesiog pirmas žingsnis. Absoliučiai. Tada savęs glūdinimas. Kiek glūdinsi pats save ir kiek savo žinutę. Nes pačiam asmeniniu irgi turėti savybių reikia. Oratorystė, verbalinė, neverbalinė kalba, viskas, o jie tokie. Kitiem tai gaunasi natūraliai. Aš pats kalbėjau Nėra ne vieno žmogaus, kuriam gaunasi natūraliai. Aš pats pusantrų metų kalbėjau kamerą, specialiai imdavau kamerą ir vaidindavau vlogerį tarp žmonių mieste. Tam, kad man nebebūtų baimės, va dabar paėmiau telefoną ir per 60 sekundžių pasakiau informaciją, kuri beje dažniausiai ir suveikdavo geriausiai. Tai yra, turi mintį, leisk. Turi mintį, sėsk rašyk. Sunku parašyti. Gerai, įdėkit Gemini, ChatGPT, Cloudą, nesvarbu. Pataisys, bet aišku, pataisyk jo dar pasiūlymus tekstus vis tiek pakeisk žodį, tai reikalinga. Ne tik tai dėl pačio algoritmo, bet ir dėl pačio savęs, nes dar jis yra vaikas iš tikrųjų. Aš tikrai netikiu, kad jis tobulai, nebent ten turi išauklėtą savo agentą, bet tai irgi tam tikro savo dirbtinio intelekto raštingumo lygį turi būti pasiekęs. Bet čia jau vėlgi, padarom taip. Laikas kaip ir, bet turiu naują tradiciją šios laidos. Nežinau, ar jau matėt paskutinį mūsų epizodą. Taip, čia yra 2026-2027 metų orakulas. Va, tai yra iš tikrųjų klausimas toks, kaip pats pačio, tarkim, patirtimi ir matant, kas vyksta, kas bus tendencija, trendas šių metų ir į link 27. Asmeninis brandas. Absoliučiai viskas eina tik tai vieną dalyką. Komunikacija turi suvokti vieną paprastą dalyką, kad yra žmogus. Ir be žmogaus nieko nebus. Anksčiau galėjai turėti We Love Lithuania kanalą, jis yra didelis, milžiniškas, aiškus, žinomas brand name'as. Bet We Love Lithuania kanalas turi turėti žmogų, be kurio pats brandas iš tikrųjų praranda prasmę. Tai veikia dabar jau su mažais verslais, ypatingai, tarkim, kaip paprastą pavyzdį, yra Perikūpai laida arba ten kokie nors parduodantis mašinas, tik tokia. Jie eina su telefonu, sako, labas, aš šiandien turiu šitą audio ir visą kitą. Jie net nebededa skelbimų į Autoplius. Jie stengiasi parduoti per socialinius tinklus ir sako, aš ją dėsiu į Autoplius už 2 dienų. Ir tai veikia. Taip. Tai veikia tame, kad tu esi savo asmeninis brandas. Ir ar tai yra solo entrepreneurship'e, ar tai yra milžiniškos įmonės apimtyje, aš manau, kad vis tiek yra vadovas veidas. Ir kaip, žinau, daugeliui vadovų tai nepatiks, bet vieną dieną tu turėsi būti įmonės veidas, tas, kuris atsistoja ir sako, žiūrėk, kaip veikia Elonas Muskas. Nėra kito žmogaus iš Teslos arba SpaceX, kuris atsistotų ir pasakytų, today we're gonna steal the moon. Ne, ateina Elonas ir pasako, lygiai tas pats Jeffas Bezos. Jeigu yra pagrindinė žinutė, jis ateina ant salės, į salės šviesas ir sako, šiandien mes atleisim 15 000 darbuotojų. Netgi tas pats Google'as, tos gigantas, jis anksčiau to nedarė, bet dabar jo CEO vis išeina daugiau viešumo. Todėl, kad kito kelio nebėra. Taip. Nes tu pradedi tada konkuruoti pinigais ir tai yra milžiniška disproporcija. Tu įsivaizduok, ką reiškia tau padaryti mažą žinutę ir ką reiškia dabar brandui, kad tą žinutę pasiektų. Tau TikTok algoritmas, jeigu tu kažką protingo pasakėjai, gali tave nunešti per visą Lietuvą. Kaip pavyzdys, yra tas vaikinukas, kur eglutės peržiūrinėja, Lukas, Justas, kur su prezidento žmona, paėjo jam gerai tas video, kur dieną, nesijaudink. Bet esmė, jisai susikūrė savo personažą ir jis eina per savo keliu. Ir man labai jis patinka, todėl, kad jis lieka autentiškas. Dabar jis įsivaizduok brandui, jo, kiekvienas video ten, tarkim, peržiūrimas 2 milijonus kartų. Dabar ką reiškia brandui nusipirkti adekvačią reklamą paraleliai, kad pamatytų jį 2 milijonus kartų. Taip.
kad pažiūrėtų bent 7 sekundės. Tu nebegali konkuruoti techniškai. Mhm. Nors ir turi šaibų, kiek nori, pinigų biudžetą. Bet dabar, jeigu jisai gali generuoti tokį video 1-2 kartus per savaitę, tai tau padaryti tą video 2 kartus per savaitę jau atsiremiam į 10 000 pinigų. Taip. Nes tau reikia išsipublišinti, išsitransliuoti, pas tave yra komanda dirbanti, kurie prižiūri marketingą ir panašiai. Ir tavo kaštai yra visiškai kitokie. Mhm. Bet paimti tau telefoną ir pasakyti, šiandien mes padarėm tą ir tą ir tą, mes esam naudingi žemiai, ten, nežinau, kokią nors crazy žinutę, vanduo, man labai patinka, vanduo, jisai yra Pats universaliausias. absoliučiai, gali jį pardavinėti kaip nori. Manipuliuoti, daryti kaip nori. Jūs sakai, šiandien aš išgėriau 8 stiklinės, nes man taip sakė, kad taip reikia daryti. Ir tavo žinutė, ir tu esi tas, kuris išgėrė 8 stiklinės vandens. Ir dabar įsivaizduok, tie, kurie mėgsta vandenį, šiandien pamatė tavo žinutę ir jų yra 200 000. Mhm. Rytoj tu sakai, aš renkuosi steiką. Tu gauni iš karto 2 naujas kategorijas, ne, žmonių. Vieni, kurie yra žaliavalgiai, veganai ir panašiai, ir kiti, kurie mėgsta steiką. Taip. Ir vieni, ir kiti šneka apie tave. Nu, blema, sako, šitas pranas, Petras ar Lorevas Simonas, jisai valgo mėsą. O dar geriau, jeigu tu paskelbi dabartis 14 dienų valgysiu tik mėsą ir pažiūrėsiu, kaip aš jausiuos. Ir tu, kaip sakant, įsipareigojimai išleidai ir tie, kurie sureagavo, jie tikrai pažiūrės, kaip tu kitą dieną jauteisi suvalgius, arba ten, pavyzdžiui, po 5 dienų, ir kaip tau tą steiką valgyti sekas. Ir dabar pavyzdys. 2 metai aš kiekvieno mėnesio pirmadienį darau 3 dienas badavimą. Mhm. Pas mane džime, tai yra džimbro, kur tu net vardo nežinai, bet jau pažįsti ten ne vienus metus, tu sveikinėsi ten kaip šeima, kaip ką, tu jo vardo nežinai. Nu, man tie fainiausi žmonės iš tikrųjų. Yeah. Pirmadienį jis manęs klausė, sako, tu šiandien jau... Jo, sakau, šiandien. Nes, tu keli, žinai, ir yra sunkiau. Sako, aš savo sūnui sakau, kad yra džimbro, žinai, kuris daro 3 dienas ir sako, ir jis eina, sako, salė ir sportuoja ir viskas okei. 3 dienas nieko nevalgyti. Jo, ir šį pirmadienį gavau 2 žmonių pasakymą, kad tai yra neįmanoma. Aš sėdžiu, žinai, sakau, o kodėl tu taip sakai? Mhm. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl žmogus man sako, kad tai yra neįmanoma. O žinai, dėl ko jis taip sako? Nes jis niekada to nėra daręs. Jam pačiam trūksta valios eiti. Ne, valia. Čia esmė yra tame, kad tu gali tai padaryti. Jo. Nesvarbu, kodėl tu tai darai. Tu gali tai padaryti ir tu tai padarai. Ir dabar yra žmonių, kurie to nedaro. Mhm. Ir tu gali pasirinkti apie tai pasakoti. Ir net jeigu tu esi kažkokios įmonės didelės vadovas, tu sukuri iš karto po tai įmoniai visą messagingą, kad aš esu toks. Nuteikimas iš karto, ne, iš ankstinis. Ne, žmogiškumas. Nu taip. Tu esi žmogus toks pat kaip ir... Aš esu žmogus kaip ir tu, ne? Aš darau kažką, ko tu nedarai. Aš tave inicijuoju galbūt irgi tai padaryti. Dabar, jeigu aš pasakysiu, aš nevalgau 3 dienas, kiekvieną... Sako, tai neįmanoma. Okay, sakau, žiūrėk, jeigu nori pabandyti su manim, aš tai pravesiu per 3 dienas, papasakosiu kiekvienam dienos žingsnė, kas tau bus, ką tau reikia daryti, nes aš per 3 metus pats išmokau tų dalykų, perskaičiau tam tikrą medžiagą, kaip reikia teisingai elgtis su savo kūnu ir panašiai, kad nebūtų jam kažkokių pasekmių. Ir dabar, pavyzdžiui, mano 2 broliai, irgi su manim, kiekvieno mėnesio pirmadienį išeina į 3 dienų vadavimą. Ja. Tai tu turi žmonės, kurie mato, ką tu darai, ir tai yra tavo auditorija. Ir aš manau, kad asmeninis brandas pradedamas būtent formuoti tokiu principu, kad tu tampi lyderiu, nesvarbu, kad tu esi vadovas, bet tu tada jau tampi lyderiu, kuris sako, mes darysim tą. Kaip pavyzdys. Šiandien mūsų įmonės 10 darbuotojų važiuos pasodins 10 ąžuolų. Mes nupirkom ąžuolus, mes išsirinkom teritoriją, susitarėm su savivaldybė, kad čia bus ąžuolinis parkelis, nebus mūsų jokio brand name, nieko, bet mes tai padarysim. Dėl to, kad už 30 metų čia bus graži ąžuolų mini tokia giraitė, kuri užstos gatvės triukšmą. Ir tu sakai, aš duosiu kažką gero visuomeniai. Va tavo žinutė, tada tavo brandą verčia visai kitų dalykų.
Ir va čia aš manau, kad ateitis 26 metų ir bus tai, kad daugelis įmonių vadovų pradės suvokti tą savo poreikį, nešti kažkokią lyderystę, daryti įtaką, daryti pasikeitimus ir tai, manau, bus, čia išsiplėtėm, bet... Čia labai geras, man labai patiko ta mintis, nes kaip pagalvoju, verslas tai yra labai toks, visuomeniškas, tai yra atvira organizacija, nes jinai yra atsakomybė, nešanti atsakomybę ir panašiai. Ir kodėl dabar tai reikėtų būti užsidarius ofise ir aš čia bijau, man čia nereikia. Kaip gali būti nereikia? Versle nėra taisyklių išskyrus įstatymą. Bet yra įstatymas ir apstatymas, kitiem irgi verslas turi savo pavyzdžių. O marketingistams su kūryba svarbiausia neprisidirbti su valstybinės kalbos komisija, kaip sakant, tas, kas yra konkurencijos įstatymas, ten su medicina iš viso yra labai, strikt su lošimais, aišku, su alkoholiu, aišku, dabar visi nealkoholiniai, okei. Nealkoholinė degtinė. Prašau, va. Už tai ir išgerkime. Ką tik turėjom. Taigi, tai ačiū labai, Simonai. Ačiū tau už kvietimą. Aš kaip išgirdau, kad tu mane radai ChatGPT ar tai kito... Ne ChatGPT. Ne ChatGPT, bet... LinkedInas, bet per robotą. Per robotą. Tai vėlgi parodo, kad mūsų viskas, tai, ką mes suprantam, keičiasi kiekvieną dieną. Ir aš bijau dabar sakyti, bet turbūt, kad kaip paminėjau, kad kas 6 mėnesius, tai mes dabar jau esam toj savaitėj, kai viskas naujai, kiekvieną savaitę ateini pirmadienį į darbą ir sakai, kas naujo? Čia žiūrėk, dabar jau taip veikia. Taip nebeveikia. Tai mes nebeturim tokio tęstinumo, bet mes turim labai fainą dinamiką. Ir kas sužaidžia tai, kad patirtis, kurią mes jau turime, ir padaro po to sekančius rezultatus. Tai aš irgi labai dėkingas už šitą kvietimą. Labai faina patirtis, man pirmą kartą. Tai jeigu dažiūrėjote iki šitos vietos, galite pakviesti, aš irgi pas jūs turbūt ateisiu. Gerai, ačiū labai. Pagarba. O paskutinė mano žinutė, tai visas nuorodas, We Love Lithuania nuorodų vairųjų nebereikia, bet publikuoti LT būtinai pasižiūrėkit, nes tai yra dabar vienas iš tų įrankių, kurie būtina, jeigu dar nesate susitvarkę, tai būtinai susitvarkykit. Nes aš ir pats, kaip sakiau, aš dar pats irgi nesutvarkiau, nors puikiai žinau, tai čia kaip batsius be bato, aišku. Bet visos nuorodos video aprašymo būtinai peržiūrėkit, rekomenduoju, jeigu jau peržiūrėti iki čia, tai pratęskite ir mūsų nuorodose. Ačiū. Aš noriu jums pasiūlyti sutartį. Sutartį, kuri yra, sunku tokios atsisakyti, kadangi yra visiškai nemokama. Visų pirma, žinutė yra pagrindinė tokia. Meskite Instagramą, pradėkite turinį kelti į YouTube. Kodėl? Todėl, kad YouTube'as šiuo metu išleidęs be galo daug atnaujinimų ir dar išleis nemažą tuntą jų. Per pastarį mėnesį išleido apie 30, gal virš 30 net. Tai yra ne tik tai atnaujinimai, ne tik tai patobulinimai, bet ir visiškai naujos funkcijos, kurių dar neturi jokie kiti soc tinklai. Kodėl būtent YouTube'as? Todėl, kad tai yra matomas Google paieškoje, lygiai taip pat ir ChatGPT ir Gemini dirbtinio intelekto paieškose. Jeigu jūs matote, kad jūsų tam tikri soc tinklai negeneruoja pardavimų, tai aš siūlau jums variantą. Mes susitiktume kas savaitę, darytume gyvas sesijas, tai būtų uždaros sesijos su atrinktais kandidatais, kuriem aš asmeniškai padėčiau pereiti arba papildyti savo vieną iš soc tinklų, būtent kurti turinį į YouTube platformą. YouTube platforma vis dar išlieka antra iš populiariausių paieškos platformų. Todėl kelti į ją turinį savo yra labai naudinga. Nesidėkite tik tai ant TikToko ir Instagram. Ypač jeigu jūs jaučiate, kad jūsų organinis turinys stringa. Jeigu jūsų organinis turinys per mažai matomas, tai siūlau jums pasvarstyti apie ne tai, kad alternatyvas. Aš nesiūlau nieko jums atsisakyti. Tiesiog pasipildyti ir valdyti savo turinį atsakingai, nes turinys jis kainuoja. Ir jūsų laikas dar daugiau kainuoja. Taip kad šiuo atveju aš jums siūlau išeiti, visiškai nemokamas live sesijas internetu su atrinktais verslais, mes susitiktume ir pereitume žingsnis po žingsnio, kaip iš tikrųjų teisingai publikuoti savo turinį į YouTube, kad taptumėte ne tik labiau matomi, bet ir generuotumėte pardavimus. Taip kad po šio video aprašymo yra nuoroda, spauskite, užsirezervuokite savo laiką ir pradėkime dirbti.